Tai labas rytas visiems. Tai pirmiausia, aš noriu padėkoti dalyviam, kurių dabar, matau, yra 110 prisijungusių. Tada, žinoma, labai noriu padėkoti Deividui ir Giedriai, kad kartu su mumis, Ailolekstal, sutikote pasidalinti savo patirtimą apie darbuotojų ambasadorystę. Taip pat žinome mūsų kolegijai Ievai ir kitiem, kurie prisidėjo prie seminaro. Mūsų planas baigti yra vėliausiai 11:40. Rašykite klausimus, aš moderuosiu šitą diskusiją. Jeigu labai trumpai sakant, kaip kilo ta idėja, tai kilo idėja, kad Ieva supažindino su Deividu. Tada mes iš praktikos matom, kai ateina poreikis ieškoti žmonių, komandos papildymo. Dažniausiai skelbimai neveikia ir kas labiausiai veikia, tai yra, kai iš vidaus žmonės parekomenduoja, pasikalba, vienaip ar kitaip pakviečia ir tai pasirodo efektyvus būdas, bent jau pastaruoju metu tai tapo. Tai vadinasi, kad iš to praktikoje galim daryti išvadą, kad veikia, tai, ką kalba žmonės, kaip galvoja apie organizaciją veikia. Ir tada mes turim Deividą, kuris yra šitos temos, galima sakyti taip, ekspertas ir pasidalins patirtim. Ir tada galvom, ką dar šalia Deivido, tai kaip be HR profesionalės Giedrės, mūsų ilgametės partnerės. Tai toks ir tikslas šiandien. Tai tokia įžanga, tai Deividai, manau, kad pradėk tada ir rašykit klausimus. Ir manau, kad šiandien tą temą mes iš visų pusių ir išanalizuosim. Tai prašau. Taip, tai sveiki visi, ačiū Tomai už pristatymą. Tai taip, aš esu Deividas, esu darbuotojų ambasadorystės agentūros, galima taip turbūt nesakyti, Employee to Consumer vadovas. Ir šiandien tikslas mūsų visų turbūt yra pakalbėti apie ambasadorystę, bet turbūt nepaslaptis, kad apie ją mes paskutiniu metu tikrai nemažai girdime. Ir turbūt tie, kas šiandien prisijungėt, darau prezumpciją, kad esat aktyvūs ir žingeidūs dalyviai ir kitų, ar ne, ir konferencijų, ir mokymų, ir panašiai. Tai tikrai, ką teko matyti, ar ne, tai per paskutinius 2 metus pakankamai didelį bumą pranešimų, žiniasklaido informacijos, ar ne, apie ambasadorystę. Tai iš tos pusės atrodo, kaip ir jau kažkokią etapą praėjom, bet labai įdomu, ar ne, pasižiūrėti, o tai kaip dabar mes atrodom, kaip atrodo Lietuvoje situacija, būtent Lietuvoje, kokios praktikos naudojamos, kokie iššūkiai yra. Tai apie visą tai eigoje ir papasakosime. Ir aš prieš perduodamą žodį Giedriai norėčiau šiek tiek padaryti tokią įžangą. Mes pakalbėjom, kad gal ar ne, kad visi šiek tiek suprastume vienodai, kas yra ta ambasadorystė ir apie ką mes šiandien iš tikrųjų kalbame. Tai trumpa įžanga, kaip mes suprantame bent jau mūsų kontekste, dar įmonių ar ne kontekste, nes iš tikrųjų ambasadorystė toks kaip ir bendras ar nesupratimas, tai yra daug plačiau, negu dažnai mes kalbam tik tai strateginėme lygmenyje, ar ne? Tai šiek tiek bendrai. Natūrali ambasadorystė, apskritai ambasadorystę skirstyti galime tokias 3 dalis. Ne? Tai pirmas yra natūrali ambasadorystė, tai ką mes visi iš tikrųjų atliekame, net neprašome ir kartais net nežinodami. Kalbame su giminaičiais, pasakojame apie savo įmonę, ar ne, mes jau ambasadoriaujame. Kažkur su buvusiais kolegom, su draugais kalbame, ar ne, netgi galbūt kokioj nors ar ne kavinėje ar parduotuvėje užsimindami, iš kur mes esame, mes ambasadoriaujame, sąmoningai ar nesąmoningai. Kita opcija prieiti prie ambasadorystės, jau kai mes pradedame tai įvilgti ar ne į tam tikrus rūbus ar ne, paversti jau šiek tiek ar ne tokia struktūruota labiau dalimi, tai mes vadiname paskatintą ambasadorystę. Tai reiškia, kad įmonės įdeda tam tikrus veiksmus, kad darbuotojai būtų aktyvūs. Na, pavyzdžiui, sukviečiame ar ne aktyviausius savo darbuotojus ir jiem padarome ar ne, pavyzdžiui, LinkedIn mokymus. Labai faina, mes šiek tiek jau papasakojam, bet kaip ir to ir pasibaigė. Mes tikimės ar ne, kad šiek tiek paskatinom ir dabar jau ar ne, tas veiksmas vyks. Ir galiausiai mes turime tą strateginę ambasadorystę, apie kurią šiandien pagrindai ir kalbėsim. Tai būtent yra, kai jau įmonės imasi aktyvesnių veiksmų, kai yra kuriamos programos, kai yra stengiamasi ir neišlaikyti testinumą, kai stengiamasi tos ambasadorius paruošti ilgam procesui, o ne ar ne kažkokiam trumpalaikiai. Ir tą strateginę mes lygiai taip pat galime skirstyti į 3 tokias dalis.
Tai viena ir turbūt pati seniausia ir ką mes puikiai žinome, tai yra paremta vadovų komunikacija, ne? Tai iš esmės to gal mes net ir nelabai galim vadinti ambasadorystę, komunikacijos žmonės, PR žmonės turbūt apie tai kalbėtų kaip ar ne apie įmonės spokesmano kažkokį turėjimą ar ne, atstovo gal net kartais spaudai, jeigu ne vadovas ar ne, bet realiai vadovų komunikacija lygiai taip pat ar ne yra ambasadorystės forma ir čia galime net turbūt pajuokauti, kad kartais mėgstu pasakyti, kad na, mes turime netgi pavyzdį, kaip ambasadorius ar netapo Lietuvos prezidentu, nes negalime atmesti ar ne, kad Gitanas Nausėda ilgą laiką buvo vienas didžiausių ar ne savo banko ar ne ambasadorių. Tada mes turime ambasadorystę jau strateginę, bet kurioje viskas yra paremta įmonės kuriamų turinių. Tai reiškia, kai įmonė atsirenka kažkiek žmonių ir marketingo ar komunikacijos skyrius, arba galbūt padedant agentūroms, paruošia turinį ir atiduoda ambasadoriams, ar ne, kad juo pasidalintų. Tai reiškia, kad ambasadoriai patys savo turinio nekuria, tiesiog ką gauna, pasidalina su savo kontaktais. Ir galiausiai ta dalis, apie kurią mes iš tikrųjų dabar daugiausiai šnekame, ar ne, tos strateginės ambasadorystės, tai būtent yra ambasadorystė paremta autentiška nuomonės lyderystė, arba iš kitos pusės, tai kai darbuotojai kuria savo asmeninius prekės ženklus, dalinasi patys kuria tą turinį, dalinasi savo ekspertiškumu, tokiu būdu prisidedami prie įmonės įvaizdžio, reputacijos, žinomumo ir rezultatų ir nepasiekimų. Tad visiškai taip apibendrinus, iš esmės ambasadorystė tai yra visi veiksmai, kuriuos mūsų darbuotojai daro, komunikacijos veiksmai, kuriuos daro į išorę, bet jau tokiam strateginiam lygmenyje tai yra tai, ką mes skatiname ir tai, ką mes sudedame ar ne į strategiją. Ir prieš einant prie kitos dalies, labai trumpai norėčiau papasakoti, ką mums pavyko pamatyti šį pavasarį kartu su Alliance for Recruitment atliktame pirmame Lietuvos darbuotojų ambasadorystės tyrime. Tai daugiau duomenų papasakosiu vėliau, bet dabar patį pagrindą, kad suprasti, kokioje mes situacijoje esame. Tad nepaisant to, kad iš tikrųjų labai nemažai paskutiniu metu apie tai kalbame, ar ne, kad ambasadorystė turbūt jau apie tai bent kažkiek girdėjo tiek marketingo, tiek HR žmonės, bet matome, kad na, bent jau pusėje įmonių kažkas lyg ir vyksta, bet iš tikrųjų programos nėra, tiesiog komunikuoja pavieniai ar ne darbuotojai. Dar 13% įmonių sako, kad neplanuoja pradėti ar ne. Yra dalis įmonių, kurios pabandė, bet nepavyko. Bet tokių, kurios jau vykdo ambasadorystės veiksmus, yra iš tikrųjų netiek ir daug. Ir jeigu taip subendravardiklintume, tai 15% Lietuvos įmonių jau turi darbuotojų ambasadorystės programas, tai reiškia arba pradėjo pernai, arba pradeda dabar, ir 18% planuoja ar ne artimiausiu metu tai padaryti. Tai viso trečdalis Lietuvos įmonių jau su tuo dirba arba planuoja dirbti, tai reiškia imasi aktyvių veiksmų, bet didžioji dalis kol kas ar ne tik stebi. Tai yra rodiklis iš vienos pusės ar ne, kad dar yra vietos ir dar galima ar ne užsiimti tas pozicijas, būti vienais iš tų pionierių ir tos vaisius geruosius ar nenuraškyti pirmiems, bet iš kitos pusės iš tikrųjų reikia imtis veiksmų, o imantis tų veiksmų iš tikrųjų kyla labai nemažai iššūkių. Tai šiandien apie juos nemažai pakalbėsim, bet vienas pagrindinių iššūkių tai iš tikrųjų yra paskatinti darbuotojus įsitraukti, paskatinti juos tapti tais ambasadoriais ar ne, ir dažnai mes galvojame, kad na, užtenka tiesiog padaryti gal vienus paprastus ar nemokymus, ten kaip veikia, kaip susitvarkyti LinkedIn profilį ir to užteks, bet iš tikrųjų labai daug kas prasideda nuo mūsų vidaus, prasideda nuo mūsų įvairių vidinių baimių ir to tikslo vidinės motyvacijos supratimo. Tai dabar norėčiau perduoti žodį Giedrei, kuri papasakos plačiau būtent šitą temą, o aš paskui grįšiu jau labiau prie strateginės ambasadorystės įgyvendinimo. Tai Giedre, žodį perduodu tau. Dėkui, Deividai, ir labas visiems. Kaip jau ir mane pristatė, esu Giedrė, atstovauju organizacijai Čerhint Online ir mes esame agentūra teikianti personalo valdymo paslaugas ir jeigu taip tiksliau, tai ugdom personalo specialistus, turime HR akademiją, HR klubą, vieną didžiausių personalo specialistų bendruomenę Lietuvoje ir teikiam personalo vadovo nuomos paslaugą. O aš pati asmeniškai, kodėl šneku šitą temą, tai vienas dalykas taip, tai yra
dėl to, kad esu pati personalo specialistė, kaip mane Tomas ir pristatė, ir turiu patirtį personalo valdyme gana ilgą, kai dirbau organizacijose. Ir asmeniškai pati visada keliu savo darbiniai veikloje, tiek anksčiau, tiek dabar klausimą, ar tikrai aš esu savo vietoj, ar tikrai aš tai, ką darau, padeda man atskleisti mano talentus, realizuoti man savo potencialą, ar tikrai tai, ką aš darau ir darydama jaučiuosi gerai, ir ar tikrai, taip trumpai šitą temą tariant keliais žodžiais, ar aš esu savo vietoj. Ir mano pranešimas yra tiems, kas viena vertus nori patys savo atsakyti klausimą, ar tai jų vieta, kur dabar yra, ir ką reikėtų padaryti, kad toj vietoj būtume. Ir kita vertus yra personalo specialistam, vadovam ir tiem žmonėm, kurie inicijuos galbūt po šio mūsų webinaro, ar jau pradėjo, kaip Deividas minėjo, ambasadorystės programas, ir kalbėsi su žmonėm, bandydami juos įkvėpti, paraginti ir paskatinti būti ambasadoriais. Tai mano šis pasidalinimas ir šitas 20 minučių pristatymas, kiek aš čia turiu laiko, yra apie tai, kaip būnant ten, kur mes esame, jaustis gerai, realizuoti savo potencialą, būti žibančiomis akimis ir tikrai būti daugiau tais natūraliais ambasadoriais, ką Deividas pristatė, apibrėždamas terminus, su tam tikrom žiniom iš organizacijom, tam tikra strategija, bet tikslas yra, kad tas ambasadorystės vaidmuo būtų natūralus ir mums nereikėtų nieko dirbtinai daryti, nereikėtų skatinti, nereikėtų kažkokias tai, nežinau, labai didelės problemas ir iššūkius spręsti. Tai pradėdama eiti į temą, kaip atsidurti toj savo vietoj, noriu pasidalinti tyrimu. Šitas tyrimas yra gana senas. Po vienos konferencijos aš gavau tokią repliką, ir šita negalėtų pasiieškoti naujesnių tyrimų. Bet iš tikrųjų bandžiau ieškotis ir naujesnio tokios didžiulės apimties, kaip Gallup konsultacinė bendrovė atliko 2017 metais, kai apklausė keliasdešimt milijonų darbuotojų visame pasaulyje ir išsiaiškino, kad 85% nemėgsta savo darbo, aš neradau. Visi straipsnių, didelė dalis straipsnių vis dar replikuoja į šitą tyrimą ir aš kažkaip jaučiu, kad labai kritiškai ir iš esmės situacija yra nepasikeitusi. Tikrai didelė dalis žmonių dėl to, kad neatrado, dėl to, kad tingi ieškoti, ar nežinau, kas jam šiaip nesukrito kortos, savo to darbo nemėgsta. Apie 20% pagal šitą tyrimą, 23% nekenčia savo darbo, apie 60 yra tų, kurie vienaip ar kitaip turi kritikos jam ir yra iš tų, kur atėjau sekmadienį galvoju, velnias, vėl rytoj reikės eiti darbą. Ir iš tikrųjų tie 15% likę, kurie yra, Gallup sako, kad jie myli savo darbą, mėgsta, aš juos vadinu žibančiom akim. Tai yra žmonės, kurie, mano supratimu, yra aistringi, užsidegę, jiems rūpi, ką jie daro, jie nori kurti vertę, jie nori kažką naujo atrasti, jie nori daryti ir daryti su tokia aistra, yra absoliučiai savo roliai, absoliučiai savo vietoj, patenkinti tuo, bet vis nori daugiau, vis ieško geriau, kaip padaryti. Ir tai yra, sutikit, tiek žmonės yra nuostabus, tokie mums gera su jais būti, gera tarp jų būti, tiek mums galbūt kaip darbdaviam, jeigu yra šitoj konferencijoje besiklausančių vadovų ar personalo specialistų, dovana yra tokie žmonės, kurie ateina į darbą ir tikrai daro ekstra žingsnius ir patenkinti, laimingi, mėgaujasi savo poziciją, nes jie tiki, kad gali ir dažniausiai taip ir būna, kad jie padaro. Yra kita dalis, kurie galbūt tų 60%, kur nelabai mėgsta savo darbą, nėra taip, kad nekenčia, bet yra tam tikrų neišpildytų lūkesčių, sakykime. Ir aš taip sakau, jie yra tiesiog patenkinti. Kaip ir viskas su jais gerai. Ateina į darbą 8 valandą, išeina iš darbo laiku, jie iš principo yra patenkinti sąlygom,
patenkinti darbo ir poilsio balansu, kadangi aš anksčiau, dabar rečiau, bet anksčiau darydavau karjeros konsultacijas, esu coacherė, tai būdavo ateina žmonės ir aš matau, kad visa esybė nelaimingi ten, kur eina, norėtų daryti kažką kitą ir sako, bet žinai, labai, labai arti namų, patogus labai darbo grafikas, geri kolegos, ten yra faina ir viskas su tuo yra gerai, yra faina, bet jie iš vidaus yra nepatenkinę savo to savirealizacijos savirealizacijos išpildymo troškimo. Mano nuomonė, visi žmonės turėtų realizuoti save. Jeigu nori būti laimingas, tai tu turi suprasti, kur tau yra faina būti, kur tau yra gera būti, kur tu save realizuoji. Aš čia save vadinu absoliučiai savirealizacijos ambasadorė. Jeigu apie ambasadorystę šnekam ir yra tie žmonės, kurie yra tiesiog patenkinti, jie eina į darbą, mes kaip ir neturim kažkokių labai prieštaravimų, bet pas juos akys nežiba ir nebūtinai jie bus įsitraukę. Ir kas iš tikrųjų atsitiko su tai žmonėm per pastaruosius keletą metų, kai mes turėjom ir COVID ir karo situaciją ir dabar dar turim, jūs gerai, jeigu iš personalo valdymo srities, greičiausiai gerai žinot tuos terminus kaip didysis atsitraukimas, tylusis atsitraukimas. Žmonės pradėjo kelti klausimus, o kokia čia viso to prasmė? Okei, aš gaunu pinigus, bet kas iš to? Ar tikrai ten, kur aš esu, ar tikrai ten yra mano vieta. Ir aš kažkaip jaučiu, kad būtent tie žmonės, kurie nekeldavo anksčiau klausimų, ar tikrai tai yra mano vieta, ar tikrai aš darau tai, ką aš galiu geriausio daryti, ar tikrai tai yra tai, ką aš noriu daryti, jie susidūrė su šitais iššūkiais, kad o tai kokia prasmė, ar tikrai man to reikia. Ir dabar, šių dienų kontekstas yra tas, kad personalo valdymo specialistai, vadovai susiduria su klausimus, kur gauti tų įsitraukusių žmonių, kaip tuos žmonės įtraukti, ką padaryti, kad jie būtų laimingi darbe, ar žaidimą kažkokį nupirkti, ar šaldytuvus prigrūsti pilnus maisto, ar dar kažką padaryti. Ką padaryti, kad jie būtų tie, kuriem žiba akis, kurie yra mūsų ambasadoriai, kurie daro ekstra žingsnius, galbūt ne ekstra žingsnius, bet gal tiesiog bent jau daro nuoširdžiai tai, už ką jie yra atsakingi. Ir mano pranešimo tikslas ir yra tai, kad pakapstykim truputį giliau, o nuo ko prasideda ta vidinė ambasadorystė, nuo ko prasideda tas vidinis jausmas, ar aš esu čia, ar aš nesu čia. Nes mano, prieš išdėstydama šitą medžiagą, ką noriu papasakoti, aš tokią darau prielaidą, kad tie, kurie yra ne savo vietoj, jie negalės būti ambasadoriai, jie nebus žyvančiam akim, jie nebus tie, kurie darys ekstra žingsnius ir jie nebus tie žmonės šalia, kurių gera būti. Gal labai čia aršiai ir stipriai nuskambėjo. Bet iš tikrųjų aš galvoju, kad mes esam visų pirma kiekvienas už save atsakingas, kad mes atsidurtumėm savo vietoje. Ir lygiai taip pat, jeigu mes esam vadovų pozicijose, mes turim irgi dėti pastangas, kad mūsų žmonės tikrai būtų ten kur jų vieta būti. Ir čia taip aštriai nuskambėjo gal, bet tai turi labai daug prasmės. Ir aš pasidalinsiu penkiomis temomis, kurių dėka, atsakinėdami į tam tikrus klausimus ir suprasdami šitas temas giliau, mes po žingsnelį galim grįžti ant bėgių, grįžti savo vietą, jeigu dėl vienų ar kitų priežasčių mes ten iš tos savo vietos nukeliaujam. Ir dar kitas dalykas, ką aš noriu pasakyti, dėstydamas savo mintis, kad nenoriu pasirodyti arogantiškai ir sakyti, kad aš tai jau tikrai esu savo vietoje ir kad man šitų iššūkių, apie kuriuos aš šnekėsiu, neatsitinka ir kad man taip nebūna. Visiems žmonėms būna, visi mes esam žmonės ir visokių gyvenime situacijų ir visokių gyvenime etapų mes turim, bet apie ką yra sąmoningas ir
sąmoningas žmogus, sąmoningas, laimingas žmogus, apie tai, kad jisai klausia, o kas čia vyksta, kad jisai nesutinka su situacija, kuri yra, taip yra, aš nieko negaliu padaryti, ne, tai jis taip nedaro. Jisai kylant problemom, kylant kažkokiam tai nesklandumam, jisai visą laiką reflektuoja ir klausia, kas čia įvyko, kodėl taip įvyko, ir ką aš galiu padaryti, kad situacija pasikeistų. Tai pirmas klausimas, keliant tą klausimą, ar aš esu savo vietoje, ar aš nesu, tai yra mano kodėl. Ir jeigu mes kalbėtumėm apie darbuotojus arba apie žmonės, realizuojančius save ir esančius savo vietoje, jie turi turėti aišku atsakymą, o kodėl aš čia esu. Ir aš nekalbau apie aukštas frazes, ne, mes jau kartais tikrai galim būti pasimetę, kokia gyvenimo prasmė, kokia čia viso to prasmė. Pradėkim, jeigu mes nekėlėm savo niekad klausimą, kodėl, pradėkim nuo elementarių dalykų. Kodėl aš einu čia į šitą darbą? Ne? Galbūt aš noriu gauti patirties, galbūt aš tik tai baigiau studijas ir turiu savo viziją, turiu idėją, kuo galbūt aš norėčiau būti, bet aš nežinau, ar man tai patiks. Ir aš šitoj pozicijoje esu tam, kad aš išsibandyčiau. Arba šitoj pozicijoje esu tam, kad gaučiau kažkokius techninius įgūdžius, techninės žinias, tam, kad aš galėčiau keliauti toliau. Tam, kad aš suprasčiau, čia mano ar ne mano. Ne? Mano kodėl gali būti paprastas. Kartais mano kodėl gali būti tas pats, kad tai yra patogus grafikas arba patogi vieta. Nes aš turiu galbūt mažus vaikus ir man reikia juos, dabar yra toks etapas, kai aš turiu kažkur suvežioti ir į kitą miesto galą dėl svajonių darbo, aš tiesiog fiziškai išsitaškyčiau ir negalėčiau važiuoti. Ne? Kitas dalykas, gal aš turiu užsidirbti paskolai, gal man dabar yra toks etapas, kad aš noriu nusipirkti būstą ir man tikrai šitas darbas yra geras dėl to, kad gerai moka ir aš galiu susikaupti savo pradinėm įnašui. Ne? Žinoma, kai mes augam, tobulėjam, kai vis daugiau įgaunam žinių, vis daugiau gaunam patirties, mes savaime pradedam kelti kitus klausimus. Ir kuo man šita viena ar kita pozicija padės, tampant vienu ar kitų specialistų, kuo man jinai padės kaip žmogui, gal aš čia gausiu kažkokių vadovavimo įgūdžių, gal aš gausiu kažkokios tai tarptautinės patirties. Ne? Tai apie ką aš šneku? Mes, kiekvienas būdamas konkrečioje pozicijoje, turim atsakyti savo klausimą, dėl ko čia aš esu. Matau, Tomai, kad keli ranką, pabaigiu vieną mintį ir tada galėsim padiskutuoti. Ir to reikia dėl to, kad kai man bus sunku, kad aš sugrįžčiau. Ne? Kad aš matau, kad jau nebegaliu, matau, kad pavargau ir tada grįžtu, palauk, dėl ko aš esu? Dėl to, kad man to reikia. Gerai, dar galiu, tai aš dar einu toliau. Negaliu, viskas, tada ieškau kažkokio kito kelio ir tada duodu savo atsakymą kito. Ne? Ir jeigu aš esu HR pozicijoje ir aš diegiu ambasadorystės programą, ne, ar marketingo pozicijoje, nesvarbu, kas ten, bet diegti tą ambasadorystės programą, man kaip tam ambasadorystės programos diegėjui su žmonėm irgi svarbu kalbėti apie kodėl. Kodėl tau verta čia būti, kodėl tu čia esi, kokia tau iš to bus nauda ir kaip aš, kaip šitos programos organizatorius, padėsiu tau nukeliauti iki tavo kodėl. Tomai, baigiau šitą, galim diskutuoti. Tai Giedre, man čia gal du pastebėjimai kilo, vieną tu jau atsakėjai, bet dėl tų procentų dar truputį. Ten taip nuskambėjo, 85% nemėgsta darbo taip žiaurokai, bet po to lyg tai sakei, kad šiam 3 taip yra, gal taip patenkinti, tai aš taip pabandžiau paskaičiuoti, tai gal yra taip, 15 žiba akis, kokie ten 22% tie, kur, nežiba akis ir tie, kaip sakyt, kritinė masė yra tokie, kaip patenkinti, iš 10-7. Ir va čia gal kalba eina apie šitų žmonių kažkaip didesnį įtraukimą, kad jiems sužibėtų akis, kad taip vaizdą matyti per tos procentus. Ir gal mano toks ir klausimas buvo, kad Deivido klausiu, Deividai tavęs klausiu vėliau, kokia nauda įmonėje yra, kad būtų darbuotojų ambasadoriais. Va čia sudėliot kažkokius Bet aš klausiu, Giedre, ir čia gal yra patas lipi po mano kodėl. Kodėl man kaip žmogui, kaip komandos nariui apsimoka būti ambasadoriu?
Tai va, o kodėl man apsimoka būti ambasadoriu? Tai gal čia ir yra tie atsakymai, bet va čia pasižiūrėti apie tas vertės norisi iš abiejų pusių. Aš galvoju, kad Deividas tai pristatys ir iš tyrimo duos daugiau detalių, bet mano taip asmeniškai, Tomai, ar ne fainai yra didžiuotis įmonė, didžiuotis organizacija ir taip atvirai ambasadoriauti tai organizacijai, tiem žmonėm, kurios dalis tu esi. Man atrodo, tai yra toksai asmeninis pasitenkinimas, kad wow, aš esu viso šito dalis. Wow, šita organizacija, tarkim, turi gal kažkokias tai gražius darbus daro, turi ten vizijas didelės ir tikrai daro reikšmingą dalyką ir aš viso to esu dalis. Galbūt aš ten duomenis kažkokius tai suvedinėju Excel'yje ir ten kažkokį darau dabar tik tai minimalų darbą, bet aš esu prie tos chebros. Tai man tai atrodo, kodėl yra verta būti ambasadorium, tai yra toks papildomas dopamino kiekis, kad aš čia esu. Gerai, Giedrė, tai laukiam iš mano kodėl. Čia tas toks gilesnis jau toks atsakymas apie tą, ko reikia, kad būtų ambasadorium. Tai pažiūrėsim dar po Deivido pristatytų tyrimų, gal tas giliau atsakymas ateis ir dar tas bus, kaip su tais paskatinimais iš tikrųjų yra, kaip jie veikia. Gal čia yra irgi kažkokia dar paskatinta ambasadorystė gali suveikti tiesiog. Neieškant labai didelių prasmių, ne, tiesiog. Tai gerai, klausom, Giedrė. Gerai, judam. Kitas dalykas yra mano kontekstas. Čia šitoj vietoj gal noriu dar giliau lysti, ne? Jeigu kodėl, kaip aš ir sakiau, gali būti elementarus, man dabar čia reikia tam tikrus gyvenime klausimus išspręsti. Paskolą susimokėti, gauti patirties, patogiai dirbti aš turiu, nes aš turiu kažkur tai kitų tokių iššūkių. Kitas dalykas mano kontekstas ir čia aš noriu vėl kalbėti apie savo jausmą, kaip aš jaučiuosi darbe ir kas man yra. Aš vienuose mokymuose prieš kokius 10 metų, kai buvau sąmoningos lyderystės mokymai, aš iki šiol atsimenu, kaip lektorė pasakė, jeigu norit jūs būti sėkmingais ir laimingais lyderiais, jūs turit reflektuoti, turit kiekvieną kartą jausti, kaip jūs jaučiatės. Ir būna kartais, kad mes atsikeliam ir kaip robotai varom. Ant greičio suvalgom pusryčius, išgeriam kavą ir nieko negalvodami keliaujam ir tokie kaip robotukai visą dieną prabūnam. Ir savo jausmus, savo emocijas užglūšinam kažkokiuose, tai nežinau, tuose žiurkės ratuose. Ir čia šitoj vietoj aš noriu kalbėdama apie mano kontekstą, tokiu spiritual tema apie visatos dėsnius, kurie yra visiems galiojantis, ar tu tuo tikėsi ar netikėsi. Tai yra, kad mes visą laiką esam kažkokio tai konteksto dalis, ne? Kad mes esam, tarkim, jeigu mes esam organizacijų, mes esam organizacijos dalis. Ir dabar, jeigu eitumėm per ambasadorystės prizmę, aš matau tokias rizikas. Mane kažkas tai paskiria ambasadorium, arba susitaram, kad aš būsiu ambasadorius ir aš užsidedu karūną ir aš esu kiečiausias už visus, nes aš matausi viešumoj ir visa kita, kas jau čia vyksta organizacijoje, yra nebeprasminga. Arba aš esu vadovo pozicijoje, aš turiu atsakomybę už tam tikrus rezultatus ir man kažkas tai nepavyksta ir aš susireikšminu sakydamas, kad tai dėl mano kaltės nepavyko, tai dėl mano sprendimų kažkokių nepavyko ir aš visiškai nebevertinu konteksto, koks galbūt yra rinkoje, kokia yra gal situacija komandoj, kokia yra situacija pačioje organizacijoje, gal vadovybė kažkokių kitų sprendimų nepriėmė. Ir tas toksai susireikšminimas ir savo susikrovimas krūvio už tai, kad aš esu atsakingas už viską, mus gali labai greitai nulaužti arba gali labai irgi kirsti per kepurę dėl mūsų arogancijos. Tai ką aš noriu pasakyti su tuo, mes visą laiką turim suprasti, kad mes esam viso
kažkokios tai didesnės sistemos dalis ir labai aiškiai suprasti savo vietą. Ir ta vieta, irgi dar vienas visatos dėsnis yra hierarchija, ne, kur aš esu. Ar aš esu komandos dalis, ar, nežinau, prieš tai, ar aš esu, tarkim, asistentas, ar aš turiu vadovą, kuris priema tam tikrus sprendimus ir aš su pagarba vadovui, taip, aš esu už save atsakingas, bet sprendimą priema vadovas. Ir ar aš priemu tą sprendimą, kaip, galiu išsidiskutuoti, bet kai išsidiskutuoju, aš einu dirbti, ar aš sakau, kad vadovas yra durnas ir jisai nieko nesupranta, ne? Lygiai taip pat pokyčiai, kaip būna dažnai organizacijose, ne? Dabar ateiname, sakom, kad dabar jau bus kitaip, dabar mes turėsim kažkokią ambasadorystės programą ir dabar bus daug kiečiau. Nepaisant to, kad, tarkim, koks žmogus 20 metų dirbo ir jisai netiesioginę ambasadorystę turėjo, gal važiuodavo į kažkokias parodas, gal eidavo pas studentus, skaitydavo paskaitas ir jisai, tai nebuvo įvardinta ambasadorystė, bet jis jau ambasadoriavo, ne? Ir aš ateinu čia ir aš sakau, žinai, dabar aš būsiu ambasadoriumi ir čia dabar bus labai kieta. Ir, apie tą hierarchiją, ne? Ar aš pirmas atėjau, ar paskutinis atėjau, ar vidurinis atėjau kažkur ir, kokią aš pagarbą turiu tiem žmonėm, kurie buvo prieš mane, kurie jau kažką tai kūrė. Kitas dalykas - balansas mūsų, ne? Mes irgi kartais įsikvėpę naujom idėjom, įsikvėpę naujais sumanimais, ta nauja energija, ir čia gali būti ir žibančiom akim žmonėm, kurie visą laiką nori daryti ekstra žingsnius. Sakom, dabar tai mes pavarysim ir varom dieną naktį dėl kažkokio tai projekto, visiškai užmirždami apie save, užmirždami, kad mums reikia pasipildyti, užmirždami, kad mums reikia pailsėti, užmirždami, kad mums reikia irgi gauti tam tikrą energiją, o ne tik tai ją ištaškyti. Ir jeigu mes nebūsim sąmoningi ir nepastebėsim, kiek mes atiduodam ir kiek mes gaunam ir nesubalansuosim tų energijų, tai nulūšim ir kas iš to ambasadoriaus, kuris išvarvėjusiom, bet žibačiom akim varo ir sako, reikia padaryti. Ne? Tai apie tai, ką aš šneku, tai mes irgi turim, būdami savo vietoje, mes labai turim suprasti ir kontekstą, kuris buvo prieš tai, ir žmonės, kurie yra aplinkui, ir visas įvairias įtakas, kartais ir povandeninės sroves, kas vyksta organizacijai, ir adekvačiai suprasti, kad ką aš galiu padaryti ir ko aš negaliu padaryti. Ir tai, ko negaliu padaryti, tai nereiškia, kad aš nuleidžiu rankas ir pasiduodu, bet aš nesusireikšminu ant tiek, kad ten plėšausi marškinius, kurių nebereikia, ir varau ten, kur nebereikia, nes mes tiesiog sudegsim. Kitas dalykas, palaukit, kas čia, mano kūnas. Dabar, ypatingai dabar iš tikrųjų mes jau pradedam šnekėti apie sveikatą ir apie emocinę sveikatą, bet reikia šnekėti ir apie fizinę sveikatą labai stipriai, nes mes kartais elgiamės taip, lyg turėtumėm kelias gyvybės. Sirgdami einam į darbą, jeigu neinam į darbą sirgdami, tai pasiemam kompą ir sėdim su kompu, kad tik tai neduok dievę, neprarastumėm kažkokio tai, nežinau, galimybę sureaguoti čia ir dabar, ar e-mailą kažkokį neatsakysime, ne? Neturim rutinos tokios, kuri mums palaiko mūsų kūną, palaikyti sveiką ir išlaikyti tą sveikatą, ne? Tai apie ką aš šneku? Aš šneku apie tai, kad mes visų pirma turim suprasti, kad gyvensim tiek, galėsim veikti tiek ilgai ir taip gerai, kiek bus sveikas mūsų kūnas. Nes kūnas yra mūsų namai ir mes turim su pagarba jį žiūrėti. Jeigu namus susitvarkom, išsisiurbėm, tai ir kūną turim prisižiūrėti, ne, ko jam reikia. Turim duoti sveiką maistą, turim duoti galimybę pajudėti, turim duoti galimybę pailsėti, išsimiegoti gerai, ne? Tai kalbėdama šitoj vietoj noriu irgi pasakyti, mes galim galbūt dar jaunam amžiuje iki ryto tūsinti ir paskui eiti daryti ir mums viskas bus gerai, bet anksčiau ar vėliau mes su pagarba savo kūnui turėsim turėti rutiną, turėsim turėti, Lemačkai, aš dabar taip šneku, turėsim turėti, neturėsim turėti, bet jeigu mes norim būti efektyvūs, jeigu mes norim būti laimingi, jeigu norim būti sėkmingi, mes turim pasirūpinti savo kūnu.
Todėl visi dalykai, kokia yra mano rutina, kaip aš atsikeliu, ar aš iš karto bėgu į darbą, ar aš šiek tiek prasimankštinu, galbūt pamedituoju, galbūt ramiai atsigeriu kavos ar arbatos, pasižiūrėdama į vieną tašką ir tik tada einu į darbus. Aš nueinu pietauti, nes pietums laiko yra ir nereikia bėgant ten su sumuštiniu daryti susitikimą. Aš vakare irgi skiriu savo laiko, kad atsigaučiau ir kad tuo savo kūnu pasirūpinčiau. Ir vėl tuose pačiuose mokymuose ir ta pati lektorė sakė, kad mes turim jausti ne tik tai emocijas, bet savo kūną jausti. Ir aš tada buvau tokioje panikui, sakau, kaip tą kūną jausti, ką čia reikia daryti, ką daryti. Tai man pirmas patarimas buvo, jeigu tu nesupranti, ką aš tau sakau, Giedrė, tai pasimk savo pulsą ir sėdėk ir klausykis. Nuo to prasideda tavo kontaktas su tavo kūnu, kol tu vis labiau įgausi įgūdį stebėti, kada tu susinervini, kada tu netenki energijos, kada tu esi pavargusi. Ir ką mes darom tada? Ar mes stabdom save, ar mes ieškom, kaip mums save pasikrauti, kaip mums grįžti į balansą, ar mes sakom, palauk, aš dar pavarysiu, ateis savaitgalis, išsimiegosiu ir pailsėsiu. Tai apie tai, ką noriu pasakyti šitoj vietoj, ambasadorius nebus tvarus ambasadorius, jeigu jis nesirūpins savo kūnu, jeigu jis nesirūpins savo sveikata, savo rutina, savo fizinę gerovę. Tai tikslas čia irgi tiek mums patiems tai prisiminti, tiek jeigu mes diegiam ambasadorystės programas, irgi atkreipti dėmesį tuos savo ambasadorius. Labai yra faina dirbti su tai žmonėm, kurie sako, aš padarysiu, aš galiu, aš tikrai galiu, oi, čia faina, truputį susirgau, bet tikrai padarysiu. Bet mes turim būti kitam sąmoningumo lygmenį ir čia dabar buvom savo komandai, nesenai turėjom tokius mokymus ir viena vadovė sako, aš turėjau kelis kartus per savo gyvenimą, kai priversdavau žmogų paatostogauti ir atjungdavau slaptažodžius, kad jie neveiktų, kad jis tikrai pailsėtų. Tai šitas dalykas. Deividai. Matau, kad... Aš labai trumpai tik noriu papildyti, iš tikrųjų labai gera tavo mintis dėl to, kad ką matom įmonėse, kad ambasadoriais pirmiausia tampa tie žmonės, kurie ir šiaip yra maks aktyvas, kurie sėdi po darbo, kurie viršvalandžius dirba, kurie visas iniciatyvas įsitraukia. Ir tai yra tie žmonės, kurių rizika perdegti yra pati didžiausia. Nes jie iš savęs tiesiog yra žiauriai motyvuoti. Tai čia tiesiog labai sutinku, kad net ne ambasadorystės turbūt kontekste, bet ir apskritai reikėtų tuos lyderius savo labai palaikyti ir rūpintis jų ta dalim, nes po to tiek jiems, tiek įmonė nebus rezultatų. Dėkui, Deividai, kad papildai ir pagrindai dar realybę. Na ir dar 2 punktai, aš juos tokius truputį noriu apjungti, tai yra mano vertybės ir mano augimo galimybės. Kai manęs klausia žmonės, kada jau reikia išeiti iš darbo, dabar jau nebeklausia, bet seniau, kai turėdavau tas karjeros konsultacijas, tai yra 2 dalykai. Kai mano vertybės visiškai prasilenkia su organizacijos vertybėm, kai man reikia perlipinėti per save, kad aš daryčiau darbą, kad aš galėčiau atstovauti tą organizaciją. Čia net nekalbant apie, nereikia kalbėti apie ambasadorystės programas kažkokias, ne personalo valdymo specialistai, jeigu dabar klausosi šito mano pranešimo, žino greičiausiai, kad jie darydami atrankas kiekvieną kartą yra ambasadoriai. Aš asmeniškai turėjau tokios patirties, kai dirbau organizacijoje, iš kur jau ten buvau priėmus sprendimą išeiti, man buvo likę gal porą savaičių, kai reikia atidirbti. Ir aš vis dar dariau atrankas ir atėjus nuostabiam žmogui į atranką, aš tyliai mintyse galvodavau, tu tik tai nesutik, tu tik tai neteik čia, nes čia tau tikrai nereikia būti. Tai kaip bus ambasadorius, geras ambasadorius, jeigu jo vertybės visiškai prasilenks organizacijom. Ir čia irgi nereikia kapstyti labai giliai, nereikia nušvisti ir dar kažką tai daryti, reikia tiesiog, žinot, kas man yra svarbu ir organizacija tai, kad deklaruoja, kad jai yra svarbu, ar jinai taip ir elgiasi. Ar jinai sako, pasikabinus, kad mes čia bendradarbiaujam,
o vadovai visą laiką priema sprendimus tarpusavį ir, sako, kad bus dabar taip. Ne? Arba kažkokie tai kiti dalykai, arba mums svarbi pagarba, o susirinkimuose rėkiam. Tai irgi kartais būna tokių atvejų, kai galbūt vertybės nueina ypatingai jaunam amžiui į antrą planą, nors dabar jaunas amžius nebe taip čia, atsiemu savo žodžius. Aš kai buvau jauna, man vertybės buvo vienu momentu nuėję į antrą planą, nes aš labai norėjau tos konkrečios patirties. Tai aš tiesiog prakentėjau porą metų tam, kad aš gaučiau savo patirtį profesinę ir tada jau tikrai nebegalėjau, išėjau. Bet irgi va čia klausimas, kiek jūs susitapatinat save su organizacija, kiek jums tai, ką organizacija daro, yra svarbu ir ar neprasilenkia vertybės. Nes nei vienas ambasadorius, jeigu jų vertybės su organizacijos nesutaps, nebus geras ambasadorius. Ir kitas dalykas yra mano augimo galimybės. Jeigu aš jau nebeturiu kur augti, tai ir neturiu kur mokytis, kur dar kažką daryti, tai jokios ambasadorystės programos manęs nesustabdys laimingo tam tikroje organizacijoje. Ne? Bet tarkim, gal aš gausiu tokį saldainį, man gal patinka viešumas, gal aš mėgstu būti matomas, gal aš mėgstu kalbėti, ir šast man duoda galimybę būti ambasadoriumi. Ne? Bet jeigu aš po to savo pasirodymo LinkedIn'e ar kažkokioje konferencijoje turėsiu grįžti, daryti nemėgstamą darbą, ar kur aš jau atmintinai viską moku, tai aš nebūsiu tas ambasadorius žibančiom akim. Todėl yra labai svarbu, kad mes ne tik tai žiūrėtumėm tuos minkštuosius dalykus ir tai, kad aš turiu kažkokias tai galimybės savo, supratote, apie ką aš šneku, kad man faina būti ambasadorium, man faina šnekėti, bet aš nemėgstu to, ką darau, tai aš turiu ir žiūrėti, kad man tikrai patiktų tai, ką noriu daryti. Aš jau užsiminiau už tam savo pranešime, dar pasikartosiu, tik save realizuojantis žmogus, tik tai turintis galimybę atskleisti savo potencialą, jis gali būti laimingas ir gali būti džiubančiam akim. Tai irgi mūsų klausimas yra, kokia yra to žmogaus augimo kelionė. Visų pirma, savo atsakykime klausimą, jeigu esam tie, kurie diegiam ambasadorystės programas, pasižiūrėkim, ar ta kelionė žmogaus yra suplanuota ir ar jis tikrai gali augti ir kaip profesionalas ir apie tai dalintis. Tai 5 dalykai. Mano kodėl, mano kontekstas, mano kūnas, mano vertybės ir mano augimo galimybės. Ir visa tai yra esminiai tokie klausimai atsakyti, ar aš esu savo vietoje. Ir aš pradžiai nepasakiau, bet noriu pasakyti, kad šitas QR kodas, dabar gali dar spėti ir nusiskanuoti, yra prenumerata į Čerhinto online naujienlaiškį, kurį mes tikrai leidžiam tik tai vieną kartą per mėnesį ir neužspaminam. Yra galimybė jums laimėti konferencijos įrašą, konferencijos, kurią mes darėm metų pradžioje apie personalo valdymo naująją erą, su labai puikiais pranešėjais ir giliom labai įdomiom temom. Tai nusiskanuokit, užsiprenumeruokit naujienlaiškį ir gausit dovaną iš mūsų, gausit webinaro įrašą. Skaidrėmis pasidalinsim po pranešimo, tai galėsit padaryti tai ir rytoj, man atrodo, jie siųs. Ir aš reziumuojant tik tai noriu pasakyti, kad mes tik tai patys galim nuspręsti, ar būsim ambasadoriais, kokiais ambasadoriais būsim, o visos programos ir jūs kaip personalo valdymo specialistai, jeigu jie diegsit, tai irgi yra galimybė padėti žmogui atsidurti toje vietoje. Tai dėkui labai už laiką, aš matau, kad truputį vyrai jį viršijau savo, tai atleiskit man ir. Nieko. Tai Giedre, aš dar tada noriu tavęs paklausti vieną dalyką. Aš klausiau ir man tavo pranešimas šitos dienos kontekste nuskambėjo kaip sąlygos būti ambasadoriu. Kad tu būtum ambasadoriu, kažkiek tu pakalbėjai apie kas turėtų vykti organizacijai. Tai aš turėčiau, kaip yra mano vertybės turėtų sutapti su organizacija, aš turėčiau gerai jaustis, aš turėčiau turėti augimo galimybės, man net tas kontekstas turėtų tenkinti. Aš paprastai žodžiais mes turėjom vieną tokią strateginę sesiją, kur buvo užduotas klausimas, kodėl tu esi čia. Tai mes ten grinomės, bet kažkur 4 dalykai surealizavo, todėl kad aš čia uždirbu, einu per kitus dalykus, todėl kad čia aš galiu profesiškai augti, todėl kad čia gera chebra, man čia gera dirbti ir todėl kad aš jaučiu prasmę, man ta veikla atrodo prasminga. Ir tada aš einu prie tapatinimus.
Tai vat kažkaip nuskambėjo, kad vat sąlygos ambasadorystiai susiveda vat į šitos dalykus, tada mes einam prie akių žibėjimo ir kai mūsų akį žyba, mes galim tada būti ambasadoriais. Tai dabar mano klausimas būtų toks. Jeigu mes esam tarp to vidurio, akis nežyba, bet ir nesam tie, kurie labai kritiškai. Viskas taip yra 7 iš 10. Klausimas toks. Kaip paskatinti ambasadorystę? Va tavo nuomonė, eina paskatinti ar neina paskatinti? Tai man atrodo, šitie patys 5 žingsniai yra kelias, kuriais mes galim skatinti. Nes aš kalbėdama apie tai referavau į 2 situacijas. Viena situacija, kai aš esu ir noriu atsidurti savo vietoj, kita situacija, kai aš esu personalo valdymo specialistas arba vadovas ir aš noriu diegti ambasadorystės programą ir galbūt aš ieškodama žmonių, kurie galėtų būti potencialūs ambasadoriai, aš einu per šitos klausimus kartu su jais ir bandydama jiem padėti atsidurti savo vietoj, aš jos padarau ir ambasadorius. Tai va, žiūrėkit, tai gera labai išvada, ne? Kaip paskatinti ambasadorystę, padėti, kad žmogus atsidurtų savo vietoje arba savo organizacijoje. Taip kažkaip galėtų skambėti šitą dalis. Kažkaip taip. Gerai, liuks. Tai ką, Deividai, dabar tavo laikas. Sorry, neatsimutinau. Jo, tai galim tęsti. Ačiū labai, Giedrė, ir mes su Giedrė ne pirmą kartą jau bendradarbiaujam šiomis temomis, nes iš tikrųjų aš manau, kad jos labai viena kitą papildo ir aš ypatingai šiandien daugiau kalbėsiu iš įmonės perspektyvos, tai manau labai gerai buvo pakalbėti ir apie tą ambasadorių dalį, nes iš tikrųjų tarkim, netgi toks esminis momentas, kodėl, pavyzdžiui, kartais nepavyksta ambasadorystės programos, tai yra būtent dėl to, kad mes į jas pažiūrime labai funkciškai. Tiesiog mes čia padarysim kažkokius mokymus, žmonės ateis ar ne ir tada norės postinti ten apie mus kalbėti ir taip toliau. Bet iš tikrųjų, realybė dažniausiai yra kita, žmonės turi vidinės motivacijas, vidinės klausimus, į kuriuos reikia atsakyti, kuriuos Giedrė puikiai apžvelgia, tai aš manau, kad tikrai į tą labai reikia atsižvelgti, ypatingai ambasadorystės kūrimo etape ir prieš einant prie kitų vietų, prieš kuriant programą, nesvarbu, ar vadovausitės tai, ką aš šiandien papasakosiu, ar bandysite susidėlioti savo kažkokią struktūrą ar ne, pasikalbėkite su tai žmonėm, kuriuos jūs matote kaip ambasadoriais, nes tik pakalbėdami tiesiogiai, jūs gausite iš jų informaciją, ar ne, kokia čia ta dabar situacija, ar pavyks mums, kaip gali mums pavykti, ar ne, nes kaip patys tik tais bandom, ar ne, galvoti, iš tikrųjų, dažnai galbūt nežinome realios situacijos. O kad tą realią situaciją šiek tiek labiau, ar ne, galėtume įsivaizduoti, tai aš pakalbėsiu iš tikrųjų apie 2 dalis. Pirmoji daly aš supažindinsiu plačiau su tyrimu, mano minėtojų ar ne, pirmoji Lietuvos darbuotojų ambasadorystės. Taip pat per paskutinius metus teko atlikti jau beveik netoli 60 auditų vidutinės ir stambiose Lietuvos įmonėse ir keletoje mažesnių. Tai realiai jau matome, ar ne, situaciją konkrečią, ne tik, ar ne, įmonių, kaip matome, tik trečdalis dar svarsto apie tai arba daro, bet ir tų, ar ne, kurios, sakykime, jau imasi veiksmų ir kaip ten viskas atrodo. Ir plus top 100 Lietuvos darbdavių analizė, pasižiūrėti, ar ne, kaip ten atrodo ambasadorystės veiksmai. Tai tokios šiek tiek, ar ne, ir teorijos, bet realiai praktinės informacijos, ar ne, kokioje situacijoje mes esam dabar. Ir tuomet antroji daly, ar ne, kaip galima sukurti tas ambasadorystės programas, atsispiriant nuo tos dabartinės situacijos ir einant tik per konkrečius praktinius pavyzdžius, ar ne tai, kas veikia realybėj, o ne galbūt tai, kaip, ar ne, atrodo teoriškai. Tai pirmiausia, vėlgi kalbėjom šiek tiek jau, ar ne, ir apie tos tikslus, tai dėl ko, pavyzdžiui, įmonės nusprendžia, ar ne, imtis ambasadorystės veiksmų. Tai šiandien, manau, mes turime tikrai tokią teisingą auditoriją ir labiau, ar nekalbam per HR pusę, dėl to, kad Lietuvoje bent jau kol kas mes ambasadorystę suprantame būtent per darbdavio įvaizdžio prizmę, ar ne, ir daugiausia ambasadorystės veiksmų imasi dėl to, kad nori sustiprinti darbdavio įvaizdį, nori pritraukti naujų darbuotojų, dalis nori netgi ir įtraukti savo esamus darbuotojus, ar ne, bet pagrindas viskas, ar ne, sukasi aplink rekrutmentą, apie employer brandingą
Ir jeigu pasižiūrėtume, pavyzdžiui, tos tokios labiau pardaviminės marketinginės pusės, tai čia iš tikrųjų labai maža dalis. Naujų klientų pritraukimas arba esamų klientų išlaikymas sudaro tik mažą dalį, dėl ko įmonės imasi ar ne ambasadorystės veiksmų. Dar didesnis skirtumas iš tikrųjų išryškėja, kai mes pasižiūrime į skirtumus tarp to, kaip atsakinėjo marketingo profesionalai ir kaip atsakinėjo personalo profesionalai. Tai čia vėlgi turbūt nieko tikrai nenustebins, kad temos susijusios ar ne labiau su darbdavio įvaizdžiu, su darbuotojų pritraukimu, tai pavyzdžiui, darbuotojų įsitraukimas, naujų darbuotojų pritraukimas, yra darbuotojų lojalumas, ar ne, yra daug svarbesnės HR specialistams, ar ne. O marketingo specialistai, aišku, naujų klientų pritraukimas, esamų klientų išlaikymas, kas ir yra, ar ne, logiška. Tai čia ilgai nestaptelsim, bet mano mintis, ką aš čia noriu pasakyti, tai jeigu turime marketingo specialistų, o jeigu turim didžiąją dalį HR-ų, tai perduoti galbūt galite, ar ne, ir savo marketingo ar komunikacijos kolegoms. Darbuotojų ambasadorystė nėra ir nebūtinai turi būti tik tais ar ne darbdavio įvaizdžio formavimui, tik tais darbuotojų pritraukimui. Tai iš tikrųjų veikia ir pardavimams, ir potencialių klientų pritraukimui. Ir pavyzdžiui, jeigu pažiūrėtume į Vakarų Europą, į Ameriką, ar ne, ten šitam strategija yra būtent tam išnaudojama. Bet aš tikiu, kad mes Lietuvoje dar prie to priaugsim, ar ne, bet kol kas, aišku, daugiau kalbame per darbdavio įvaizdžio, ar ne, prizmę. Kitas klausimas, kurio mes klausime, ar ne, tai buvo, kokių rezultatų jau pavyko pasiekti ambasadorystės veiksmuose. Tai iš tikrųjų daugiausiai labai koreliuoja vėlgi ar ne su tais pačiais tikslais. Daugiausiai teigia, ar ne, kad sustiprėjęs darbdavio įvaizdis, padidėjęs įmonės žinomumas. Ir čia tik noriu paakcentuoti, kad atsakinėjo tie žmonės, tos įmonės, kurios jau turi, ar ne, ambasadorystės programas. Ir kas man labai įdomu šitoje vietoje, kad daugiau nei trečdalis atsakė, kad padidėjęs darbuotojų įsitraukimas. Ir čia, manau, yra labai svarbi vieta, ypač tais atvejais, kai įmonės nepradeda ambasadorystės veiksmų dėl to, kad bijo, kad darbuotojai išeis. Tai šiuo atveju mes matome iš netgi realių ar ne rezultatų, kad situacija yra netgi atvirkščia. Ir ką matome, tarkime, mes iš savo darbo tiesiogiai su klientais, kad situacija dažniausiai būna būtent tokia, kad tie žmonės, kurie įsitraukia į ambasadorystę, įmonė su jais daug dirba. Jie gauna mokymus, jie gauna įvairius palaikymo veiksmus ir tas ryšys su įmonė iš tikrųjų tik stiprėja. Taip, tie žmonės tampa labiau matomi, jie turbūt gauna daugiau ar ne užklausų, gal tu nori pakeisti savo darbovietę. Bet jeigu to įmonėje yra viskas tvarkoje, ar ne, tai iš tikrųjų tas žmogus tikriausiai nepriims to sprendimo. Ir dažniausiai, jeigu su žmogum susisiekia headhunteriai ir jisai nusprendžia palikti įmonę, tai tikriausiai įmonė turi didesnių problemų negu tiesiog tai, kad jisai ar netapo ambasadoriumi. Nes jeigu įmonės kultūra ar ne ir visi kiti vidiniai dalykai ir tas mano žinojimas, kodėl ar ne aš esu čia, jeigu mano akis žiba, tai aš tikrai ir nepriimsiu ar ne to sprendimo. Taip. Dabar kokie yra pagrindiniai iššūkiai, ar ne? Ir kiekvienoje situacijoje daugelį įmonių iš tikrųjų jie yra labai skirtingi, bet juos subendravardiklinti galime tokias 7 pagrindinės dalis. Tai viena dalis, ir apie kurią šiandien daug pakalbėsim, yra būtent darbuotojų paskatinimas. Tai kaipgi tuos darbuotojus įkalbėti, kad jie pradėtų ar ne komunikuoti. Ir čia tokia tema, skaitant pranešimus, tai yra numeris 1 klausimas, iš tikrųjų, kurį tenka išgirsti. Tai šiandien jums pateiksiu tokį frameworką, iš tikrųjų, kokius žingsnius reikia praeiti, kad tie darbuotojai ar ne susidomėtų ir kad juos bent jau tų, kurie turi potencialą ar ne tą potencialą išlaisvinti. Kitas dalykas yra bendradarbiavimas tarp skyrių. Ir tame pačiame tyrime mes matėme, kad iš tikrųjų vos ne per pusę vienose įmonėse marketingo skyrius atsakingas už ambasadorystę, kitose įmonėse HR skyrius. Bet tokia super dream team iš tikrųjų gaunasi dažniausiai, kai abu šitie skyriai dalyvauja. Nes marketingas ir komunikacija, jie dažniausiai būtent supranta tą komunikacinę dalį, supranta kanalų dalį ir šitoje vietoje gali padėti ar ne ambasadoriams būtent su tos jūsų turinio kūrimu, su savo žinučių skleidimu, bet ta visa dalis, ar ne, pavadinkim psichologinė, labiau empatinė, ar ne dalis, apie ką ir Giedrė daug kalbėjo, tai šitoje vietoje dažniausiai HR yra daug stipresni, ar ne, bent jau, sakykime, į tą kryptį save, ar ne, augina ir toje kryptį yra profesionalai. Tai todėl labai svarbu iš tikrųjų, kad šitoj vietoj, taip, tikriausiai dažniausiai vėliavnešiai būna employer brandingo specialistai arba vienas iš šių skyrių vadovų, bet bendradarbiavimas tarp jų yra iš tikrųjų labai būtinas tam, kad galėtume pasiekti optimalius rezultatus.
Kitas dalykas yra tai, kad vadovai nesupranta vertės. Ir čia iš tikrųjų vis dar nemažoj daly įmonių mes susiduriam su šituo dalyku, ar ne, kad mes norėtume, mes HR arba marketingo skyrius norėtume, bet vadovai nenori, jie sako, kad čia mes arba darbuotojus tos pačius nuvilios, arba mes atskleisim kažkokią konfidencialią ar ne informaciją. Tai taip, tai yra svarbus iššūkis, bet iš tikrųjų parodžius ir apskaičiavus galimą investicijų grąžą, parodžius ar ne kokia yra situacija Lietuvos įmonėse ir kokius rezultatus pavyksta pasiekti, labai dažnai pavyksta tuos vadovus ar ne perkalbėti. Kitas dalykas, aišku, labai svarbus yra, kaip pamatuoti tą sėkmę ar ne, ir kaip įsivertinti. Tai vėlgi, aišku, viskas labai priklauso nuo to, kokius mes KPI'us išsikeliame, bet iš tikrųjų tą sėkmę pamatuoti įmanoma ir įmanoma pamatuoti net labai konkrečiais būdais. Aš vieną iš jų šiandien parodysiu. Mano minėta jau baimė, ar ne, kad darbuotojas išeis, kuri iš tikrųjų nėra labai pagrįsta. Ir svarbiausias turbūt dalykas ir į ką mūsų tyrime būtent atsakė įmonės, kurios teigia pirmame klausime, kad neplanuojame kol kas pradėti ambasadorystės programų, mes jų paklausime kodėl. Tai didžioji dalis absoliuti pasakė, kad kultūra yra tam nepasiruošusi. Ir čia yra iš tikrųjų svarbu, aišku, kiekvienoje įmonėje turbūt tai reiškia skirtingus dalykus. Bet ką aš matau, ir čia galbūt, kai Tomas kalbės, bus visai į tą pusę, ar ne, bet, pavyzdžiui, jeigu įmonė iš karto pradeda galvoti apie kažkokius labai formalius įpareigojimus ambasadorių, ar ne, čia mes duodam mokymus, tai turi pasižadėti metus neišeiti ir taip toliau. Na, tai dažniausiai rodo, kad yra šiek tiek viduje grįsta tokiu, labai formalių bendravimų, ar ne, ir labai tokiom griežtom taisyklėm, kas ambasadoristai natūraliai dažniausiai trukdo. Kitas dalykas gali būti labai arši vidinė konkurencija. Yra tekę matyti atveju, ar ne, kur įmonė pasikviečia ir sako, išsiaiškinkim kažkodėl, mes turim programą, mes pasileidom, bet kažkodėl pradėjo atkritinėti ambasadoriai, ar ne? Ir tada paaiškėja, kad, pavyzdžiui, tie žmonės, kurie nėra ambasadoriais, pradėjo, per dantį taip traukti ir ne tos ambasadorius, kurie vykdo tos veiksmus ir sako, oi, čia mūsų influenceriai vaikšto, ar ne, kaip sekasi būti mūsų vadovų numylėtiniais ir taip toliau. Tai čia turbūt, ar ne, vėlgi, pirmiau išsispręsti reikia tą kultūrinę dalį, ypač jeigu jaučiate, kad yra ar ne šitų dalykų prieš einant, sakykime, prie ambasadorystės, tam, kad tiesiog neįkvoti energijos. Ir galiausiai rizikų valdymas, tai yra užbėgti už akių tokiems atvejams, kaip vienas mano mėgstamiausių, kai vienos didelės Lietuvos įmonės darbuotojas iš metinių planavimų įsikėlė selfie, kad labai fainiai šiandien turėjome sesiją, kur planavome kitus metus, bet už nugaros buvo visi rezultatai, ar ne, ir konfidenciali informacija. Tai visą tai, aišku, irgi reikia apsibrėžti, ar ne. Taip, tai toliau galime pasižiūrėti, labai atsiprašau, prabėgau, ar ne. Tai su kokiais, ar ne, iššūkiais susiduria įmonės būtent tos, kurios atsakė į mūsų, ar ne, klausimus, tai iš tikrųjų čia matome labai panašią situaciją. Tai didžioji dalis sako, kad paskatinti darbuotojus kurti turinį, ar ne, tai iš tų visų iššūkių šis yra kaip ir pats svarbiausias. Kita dalis, ar ne, yra darbuotojų baimės ir prieštaravimai, tai yra kaip įveikti juos, tai iš tikrųjų apie tai aš šiandien nemažai ir pakalbėsiu. Na ir galiausiai iš tikrųjų, ką ir matėme, ar neįtikinti vadovybę investuoti darbuotojų ambasadorystę. Tai ką mes matome ir pasaulinėje statistikoje, tai mes matome iš tikrųjų ar ne ir Lietuvoje. Labai trumpai, kokie yra tie pagrindiniai ambasadorystės kanalai, bet prieš tai, Tomai, leidžiu tau pasisakyti. Tomai, tu užsimutinęs. Klausimas įkrito, Deividai, susijęs su prieš tai tavo skaidrę, kad klausia, ką daryti, jeigu darbuotojai sako, kad neturi laiko ir sutinka dalintis, nebent už juos kas nors parašys įrašus. Tai va čia gal, kad nenorėjau pabėgti nuo tos temos, bet čia labai tikslus, man atrodo, klausimas buvo. Taip, su tuo laiko neturėjimu. Tai dažniausiai tai nėra tikroji dažniausiai priežastis. Laiko neturėjimas dažniausiai, ką mums pavyko pamatyti, tai yra tam tikrų baimių slėpimas. Tai aš neturiu laiko, yra labai paprasta, ar ne, tiesiog pasakyti ir daugiau nieko nedaryti. Dažniausiai tie žmonės turi stiprų imposterio sindromą, jiem atrodo, kad jie nieko nesupranta, neišmano ir kaip jie čia pradės kažko dalintis, niekam bus neįdomu.
jie bijo neigiamų komentarų, jie turi daug visokių kitų baimių, ar ne. Tai čia atsakyti turbūt būtų galima iš dviejų pusių. Pirmas dalykas, niekada visi darbuotojai jūsų ir nebus ambasadoriais. 10-15% jau yra labai geras rezultatas. Kitas momentas, visą laiką, ir aš papasakosiu šiek tiek ar ne toliau apie tai, bet tiesiog jeigu trumpai, tai visą laiką reikia pabandyti parodyti vertę viso šito dalyko pirmiausia pačiam žmogui. Jeigu mes prie ambasadorystės prieinam kaip iš įmonės perspektyvos tiktais, tai tokiu būdu dažniausiai rezultatą pasiekti yra labai sunku, nes žmogus, geriausias pavyzdys, tiesiog po kiekvienų mokymų, kurias mes darome įmonėse, man patinka pasiklausti, o tai kiek tų žmonių nusprendė tapti ambasadoriais, ar ne. Ir buvo keletas atvejų, kur įmonės manęs paprašė išimti dalį, kurioje mes kalbam apie naudą. Tai yra nauda pačiam žmogui. Ir iš tų mokymų, iš tų sesijų būdavo pats mažiausias procentas įsitraukusių žmonių. Tai tiesiog tai parodo, kad, pirmiausia, mes turime parodyti tam žmogui, ar ne, kodėl yra nauda jam. Jeigu tai padeda, valio, bet sakau, neužmirškime ir tai, ir neeikvokime kartais energijos, ar ne, kalbėti tiem žmonėm, kurie galbūt ir nebus ambasadoriais. Ir su to yra viskas tvarko. Jeigu mes randam 5-10% žmonių, tai jau yra labai geras rezultatas. Ok, judu tada toliau, Tomai, jeigu pamatysi klausimą, tada jo man iš karto duok. Kokie yra tie kanalai? Aišku, daugiausia mes kalbam apie LinkedIną ir kol kas didžioji dalis tai ir įsivaizduoja kaip LinkedIną, bet ambasadorystę mes iš tikrųjų galime suprasti skirtingais būdais. Tai gali būti socialiniai tinklai, tai gali būti gyvas turinys, darbuotojai, mūsų kolegos, kurie eina į konferencijas, dalyvauja webinaruose, pavyzdžiui, kaip šiandien, ar ne, skaito kažkokius pranešimus, jie lygiai taip pat, ar ne, yra ambasadoriai. Taip pat dalis gali eiti radio laidas, galbūt dalyvauja kažkokiuose podcastuose ir čia tose vietose, ar ne, kai darbuotojai sako, kad aš nemoku rašyti, bet būna, kad sako, aš galėčiau, papasakot, pakalbėti, bet man tos postus rašyti. All good, mes gal galime iš jūsų suformuoti kitą komandą, ar ne, galbūt jiems skirti kitokius mokymus, kaip pavyzdžiui, public speakingo, ar ne, ir jūs galbūt galite eiti, ar ne, į kitus kanalus. Ir tada turime žiniasklaidą, ar ne, kurioje mes kalbame labiau apie ekspertinius komentarus, kur žmonės galbūt gali ar nepasidalinti savo žiniomis ir komunikacijos skyrius ar agentūros gali padėti šitoje vietoje. Ir aišku, svarbu neužmiršti įmonės vidaus. Tai ambasadoriai lygiai taip pat gali būti ir ambasadoriai viduje. Jie gali komunikuoti ir padėti iškomunikuoti įmonės vertybės, jie gali prisijungti prie įvairių iniciatyvų, taip parodydami pavyzdį savo kitiem kolegom, galų gale galbūt jie gali tapti mentoriais ar ne kitiem kolegom. Tad kai galvojam apie ambasadorystę, aišku, nepamirškime ir to vidaus. Bet ką pamatėme iš mūsų tyrimo, tai kol kas didžioji absoliučiai dalis ambasadorystės sieja su LinkedInu, tam tikra dalis dar su Facebook'u, ar ne, bet iš tikrųjų, ir dar šiek tiek pranešimai ir ne konferencijose, bet, absoliučiai visiškas lyderis, ar ne, ir iš tikrųjų, kai mes kalbame su įmonėmis, kartais net nepasitiksliname, bet kai jau kalbame iš eigos, aišku, kad kalbame apie LinkedIną. Aš manau, kad galime visą laiką ar ne praplėsti ir galbūt išnaudoti tos žmonės, kurie turi kitus įgūdžius kitur, bet turbūt natūralu, kad nuo kažko pradėti reikia, kažkur pilotą turim pabandyti, tai LinkedIno šiuo metu tikrai yra ta optimali vieta, kurioje mes galime tai padaryti. Ir palyginus, kokius tinklus mūsų respondentai tyrime sakė, kad yra efektyviausi, tai vėlgi ir buvo LinkedInas, ar ne, irgi absoliutus lyderis. Įdomu, aišku, tai, kad žiniasklaida ar podcastus įvardino kaip efektyviausius, ar ne, bet kol kas tą išnaudoja iš tikrųjų tikrai tik tais maža dalis. Ar ne? Pavyzdžiui, Instagramas, nors yra naudojamas trečdalio, bet jo efektyvumas yra labai, labai prastai ar ne vertinamas. Ir dabar labiau tos konkrečios įžvalgos, būtent iš tų auditų, kur jau analizavome Lietuvos įmonių, kurios pas mus kreipiasi, kuriams yra įdomu, ar ne, ambasadorystės veiksmai, kas vyksta tenais, ar ne. Ir kadangi pavyko, jau sakau, netoli 60 auditų padaryti ir labai skirtingose įmonėse, manau, kad galim daryti tam tikras apibendrintas įžvalgas. Pirmas dalykas, ką matome, tai kad nuo 7 iki 10% įmonės darbuotojų, tų, kurie turi LinkedIn paskyras, per mėnesį atlieka vieną ar kitą aktyvų veiksmą. Tai yra kažkuo pasidalina LinkedIn. Tai va čia netgi ir gražiai susisieja su to, kiek tų mūsų darbuotojų gali būti ambasadoriais, ar ne? Tai dažniausiai 10-15% tai yra tie žmonės, kurie jau kažkiek aktyviai naudoja LinkedIn. Bet tik nuo 1 iki 3% iš jų sukuria ir įkelia originalius įrašus. Tai reiškia tos įrašus, kurie
nėra tik persidalinau įmonės įrašų, persidalinau vadovo įrašų, pasidalinau darbo skelbimu, bet tikrai įdėjau darbo, parašiau kažką autentiško, originalaus. Ne? Tai kol kas šitoje vietoje mes turime tikrai labai mažą aktyvumą ir apie tai dar šiek tiek pakalbėsime. Kitas momentas yra tai, kad jeigu skaičiuotume būtent apie tos desktopinius, oficinius darbuotojus, ar ne, tie, kurie labiau dirbo prie kompiuterių, taip liaudiškai ir netariant, tai apie 60-80% jų turi LinkedIn paskyras ir tai yra iš tikrųjų visai neblogas rezultatas dėl to, kad jeigu dar pasižiūrėtume kokius 5, 4, 3 net gal metus ar net gal, iš tikrųjų LinkedIn aktyvumas buvo labai mažas, daug mažesnis negu yra dabar, tai iš tikrųjų dabar mes jau turime tikrai didelę dalį darbuotojų, kurie turi paskyras, tačiau šitoje vietoje tiek iš to, kad mums pabandyti inicijuoti ambasadorystės veiksmus yra lengviau, tiek žinome, kad mūsų galbūt tikslinė auditorija, ypatingai kalbant iš employer brandingo perspektyvos, ar ne, kad jie yra būtent ten, ar ne, ir kad mes juos galime pasiekti. Toliau, daugiau nei 500 sekėjų turi 20-30% darbuotojų, mažiau nei 200 sekėjų turi apie pusę. Tai čia iš tikrųjų labai yra svarbu suprasti šitą dalį. Faktas, kad sekėjų skaičius nėra pagrindinis matas, dėl ko mes atsirenkame savo potencialius ambasadorius, bet ko tu daugiau turi kontaktų, to daugiau tu turi galimybių ar ne pasiekti įmonės keliamų tikslų ir galiausiai savo keliamų tikslų. Tai nors ir didelė dalis darbuotojų turi LinkedIn paskyras, bet iš tikrųjų labai maža dalis jų ar ne turi didesnės auditorijas. Ir dar toks paradoksas, mes matome, kad tie, kas komunikuoja dažniausiai, tai tie mūsų 10%, kurie pasidalina įmonės įrašais, ar tas 1%, kuris sukuria originalų įrašą, yra tie, kurie nebūtinai turi daugiausiai sekėjų. Ir tai yra, kad tie žmonės, kurie turi daugiausiai kontaktų, iš tikrųjų neišnaudoja pirmiausia dėl savęs galimybių ar ne, o paskui ir dėl įmonės. Tai čia tiesiog mažas pavyzdys iš vieno mūsų daryto audito. Tai po kairę mes matome paskirų dydžius tų žmonių, kurie per mėnesį kažką papostino, o po dešinę mes matom bendrai išanalizuotus paskirų dydžius vadovų ir nevadovų darbuotojų. Vadovaujančių ir nevadovaujančių darbuotojų. Ne? Tai pažymėti geltonai yra tie, kurie sutampa. Tai mes matom, ar ne, kad iš vadovų tik 2 komunikuoja, o iš nevadovų ar ne 4, bet apskritai didžioji dalis turinti daugiau sekėjų ar ne nekomunikuoja. Tai reiškia, kad tie žmonės, kad mes turime paskatinti, ar ne, kad mes turime prieiti prie tų žmonių ir mes turime juos pastebėti, nes kiekviena įmonė jau turi, labai dažnai turi tą brandolį ir tuos darbuotojus, kurie gali būti ambasadoriais, kurie jau turi auditoriją, kurią gali išnaudoti, bet jie dėl kažko, ne dėl savęs to nedaro, ar ne? Tai vėlgi čia reikia prieiti, paanalizuoti, ir kaip tai padaryti netrukus papasakosiu, ar ne? Ir galiausiai tai gaunasi, kad tie, kas turi daugiau nei 1000 kontaktų, kas jau yra pakankamai apčiuopiamas rezultatas, ar ne, ypač Lietuvoje, 60-70% tokių darbuotojų nekomunikuoja. Ir dar įdomu tai, kad jau kaip ir kalbėjau, ar ne, iš pardaviminės pusės yra neišnaudojama, o daugiausiai sekėjų, kaip taisyklė, būtent ir turi HR specialistai ir vadovai, ar ne. O čia paradoksas gaunasi toks. Vadovai dažniausiai neaktyvūs, nors turi daugiausiai, o HR nors ir jeigu aktyvūs, tai jie labai dalinasi ar ne generiniu turiniu, kuris niekaip neišsiskiria, nekuria kažkokios labai didelės ar ne pridėtinės vertės. Ir taip mes iš tikrųjų prarandame nemažą ar ne galimybę, ypatingai kalbant apie HR-us, kurie ieškodami ar ne darbuotojų potencialių iš tikrųjų būna sukaupę labai nemažą bazę. Kitas momentas, kurį aš ar neminėjau, tai yra kaip įsitikinti ir pamatuoti tą galimą ambasadorystės grąžą. Tai iš tikrųjų mes darome tokį pratimą ir čia keletas ar ne tokių su akumuliuotų rezultatų. Tai reiškia, kiek reikėtų įmonei pinigų investuoti į LinkedIn reklamą, kad pasiektų tokį pat rezultatą, kokį galėtų pasiekti jų ambasadoriai. Tai tam, kad išsiaiškintume, ar ne, mes paėmėme 10 didžiausias paskyras turinčių darbuotojų iš mūsų analizuotų įmonių ir pažiūrėjom, kas būtų, kiek jie galėtų pasiekti žmonių, jeigu komunikuotų 2 kartus per mėnesį ir kiek mums reikėtų pinigų ar ne LinkedIn'ui, kad pasiektume tokį pat rezultatą.
Tai įmonėse iki 50 darbuotojų mes matom, kad jos galėtų sutaupyti arba sukurti vertę nuo 200 iki 400 eurų, o pavyzdžiui, nes natūraliai, kuo didesnė įmonė, to daugiau darbuotojų, kurie turi didesnės paskyras, ar ne? Tai pavyzdžiui, įmonėse nuo 100 iki 500 darbuotojų mes galime iki 750 eurų sukurti vertę, o dar didesnėse įmonėse, ar ne, net ir daugiau nei 1000. Iš tikrųjų, teko matyti ir tokių, ar ne, analizių, kur buvo 500 eurų galimybę sutaupyti, ar ne? Kur buvo darbuotojai turintys labai didelės paskyras, bet nekomunikuojantis, ar ne? Tai vėlgi, šitoje vietoje čia vienas iš tų argumentų, kurį galima, pavyzdžiui, panaudoti diskutuojant su vadovais. Ir tada labai trumpai apie tyrimą, kurį taip pat atlikau, analizuodamas, tiksliau analizę, kur analizavau top 100 darbdavių situaciją. Ne? Tai čia vėlgi mes matome labai panašią situaciją. Iš top 100 darbdavių, kuriuos mes, ar ne, pagal verslo žinių reitingą, kurie jau tarsi, ar ne, yra atpažįstami, kuriuos mes matome kaip geriausiais darbdaviais, tai čia situacija yra netgi šiek tiek prastesnė. Jeigu mes matėme, ar ne, tos įmonės, kurios, sakykime, jau svarsto apie ambasadorystę ir kurio auditą darėme, ar ne, kad nuo 7 iki 10% komunikuoja, tai čia net mažiau nei 7%, 6,5% darbuotojų per mėnesį įkelia postą ir čia, o jau tie, kas sukuria originalų postą, tai situacija yra ta pati, tik 1%. Didžioji dalis vėlgi dalinasi įmonės postais, dalinasi kitų vartotojų postais, bet nekuria originalaus, ar ne, turinio. Ką tas 1% kalba, ar ne? Tai dažniausiai jie dalinasi profesinėmis istorijomis, ekspertiniais komentarais, aišku, dalinasi darbo skelbimais, bet čia darbo skelbimus mes atskiriame į tą pusę, kad jie yra originalesni. Tai ne tik, kad labas, mes ieškome, ar ne, kažkokio darbuotojo, bet galbūt yra pridedama, pasidalinama kažkokia, ar ne, istorija, kad pridėtų, sukurtų, ar ne, didesnę pridėtinę vertę. Bet, pavyzdžiui, apie įmonės kultūrą, apie team buildingus, iš tikrųjų, apie savo karjeros kelionę labai mažai vis dar yra kalbama, ar ne? Taigi vėlgi, tai yra šiek tiek neišnaudota dar galimybė. O ką visi tie kiti? Tai tie visi kiti 6%, kurie nekuria originalaus turinio, tai kalba tai, ką jūs kiekvieną dieną matote, ar ne, LinkedIn'e. Džiugu, noriu pasidžiaugti, šiandien lankiausi, o ką tu sužinojai, kur tu lankeisi, kas man iš to, kad tu džiaugiesi, kad papasakok man istoriją, duok ar ne pridėtinės vertės, dažniausiai nieko nėra. Ir gal šitą mano žemėlapį jau teko kai kur matyti, bet aš tiesiog sugrupavau, apie ką mes LinkedIn'e Lietuvoje daugiausiai kalbam, ir jeigu reiktų jos visus tos žmonės mus suvesti į Lietuvos žemėlapį ir sukraustyti didžiausius, ar ne, miestus, tai mūsų didmiesčiai yra Skelbimėnai, Renginavos, kur mes skelbimais dalinamės, kaip mes fainam renginį buvom, bet ką mes tame renginį sužinojome, iš tikrųjų mes nepapasakojam, visokios korporatyvinės naujienos, mūsų pasiekimai, o kaip faina, mes išlaikėm sertifikatą, bet vėlgi pridėtinės vertės iš tikrųjų yra šitoje vietoje nėra daug, ar ne. Ir pačioje pabaigoje jau prie duomenų, ar ne, tai ką komunikuoja gerai. Čia yra top mūsų 100 darbdavių, ar ne, darbuotojai. Bet gal jų pačių LinkedIn'o paskyros yra, ar ne, geresnės šiek tiek, ar ne, ir gal ten viskas yra geriau, bet kaip matome, iš tikrųjų nėra taip. Nes top 3 temos, apie kurias kalba Lietuvos top 100 darbdaviai savo paskyrose, iš tikrųjų yra korporatyvinė informacija, pardavimai, ekspertinė informacija, tai yra tai, kas labiau yra susijęs su korporatyvinė ar pardavimo informacija. Ir tik tada prasideda, ar ne, labiau su darbuotojų susijusios žinutės, o tokie dalykai, kurie dabar žmonėms yra svarbus ir potencialiems darbuotojams kaip įtrauktis, ar ne, DIY, visas darbuotojų vertės, yra iš viso praktiškai beveik apie jas mes nekalbam. Ir kontrastui Career Arc yra padaręs tyrimą, ko iš darbuotojų, iš darbdavių potencialių socialinių tinklų tikisi potencialūs darbuotojai. Tai yra, ką jie atėjo, aš aiškinuosi, ar aš noriu dirbti pas kažką, pasižiūriu jų socialinius tinklus, ką noriu ten rasti. Noriu rasti be darbo skelbimų, žinoma, darbuotojų istorijas, kurie pasakoja savo karjeros keliones, kodėl jiems patinka, ar ne, šito įmonė, kokios šito įmonė yra vertybės. Noriu rasti apie DIY, ar ne, apie visą įtraukti, ko daugiau ir lygybę informacijos, ar ne. Noriu pamatyti, kaip atrodo tai iš tikrųjų darbo diena, iš esmės to realios informacijos. Ir kaip matėme, įmonės apie tai beveik nekalba, ar ne. Pirmos top 3 žinios yra ne apie tai, o darbuotojai, nors ir ne apie visas, bet apie dalį šitų temų kalba. Tai čia ar ne tik dar kartą patvirtinimas, kad turėtume bandyti rasti ar ne tą sinergiją ir turėtume paskatinti ambasadorius link to eiti. Tai va dabar einam jau prie konkrečių ir neveiksmų, tai kaip tą padaryti. Tai pradžiai, kaip dabar atrodo, kaip dažniausiai įmonėse atrodo toksai standartinis, sakykime, procesas. Pirmiausia, kažkas ateina, sako, darom, labai įdomu, dalyvavau webinare, norim pasižiūrėti, ar ne, kaip čia viskas vyks.
Surinkam grupę, atrenkam dažniausiai tiesiog tuos, kuriuos mes matome, kad mums bus ar ne naudingi, kuriuos mes matome, kad tie žmonės bus aktyvus ir padarome LinkedIn mokymus. Kaip sutvarkyti profilį, kaip veikia algoritmas, gal kažkiek apie asmeninį prekės ženklą. Sukuriam bendras profilio nuotraukas, kad visi atrodytume gražiai ir netvarkingai, coverį uždedam. Ir tada prasideda, sukuriam bendrą Teamsų grupę, kad tie darbuotojai galėtų tarpusavį bendrauti. Ir čia dažnai, ką tenka pamatyti, tai kad mes laukiam rezultatų. Ir tie rezultatai dažniausiai neteina, o neteina dėl to, kad mes neįveikiam ar ne tam tikrų kitų žingsnių, mes neadresinom mūsų darbuotojų baimių, mes iš tikrųjų neturime struktūros ir neturime realių susitarimų su ambasadoriais ir dėl to, sakykime, niekas ir nevyksta. Padaro mokymus ir tikimės, ar ne, kad, sakykime, kažkas važiuos. Tai tada dažniausiai įmonės pasikalba su ambasadoriais, išsiaiškina, o kodėl jie nebuvo ar ne aktyvus, tada pakeičiama strategija ir jau tada sukuriama struktūra, sukuriama programa, kur netrukus papasakosiu, kaip tą padaryti, ar ne, ir jau tada viskas iš tikrųjų važiuoja daug geriau. Tai va toks pavyzdinis turėtų būti, tai tikriausiai, kad turėtų gimti tą vidinę iniciatyvinę grupę, turėtume pirmiausia užsitikrinti vadovų įtraukimą, nes kai, pavyzdžiui, žinutė, kad mes organizuojame ambasadorystės programas, išsiunčia ne HR ar marketingas, o įmonės vadovas, kad kviečiu jūs, kolegos, prisijungti prie šitos iniciatyvos, yra daug stipresnis kvietimas, negu, sakykime, tai padaro HR ar marketingas, nes, būkim tokie atviri, dažnai tai gali atrodyti, tai dar viena ar ne iniciatyva, kurių šitie skyriai tikrai turi labai dažnai ir nemažai, ar ne. Tada labai svarbu neatrinkti po vieną ambasadorių, kur aš manau, kad jis galėtų, o pristatyti iniciatyvą visam kolektyvui. Taip, galbūt kažkas dar nėra aktyvus, taip, galbūt kažkas ten turi 100 sekėjų, bet gal jie turi labai didelį driver, gal jie pralenks rezultatais ir savo motivaciją ar ne kitus daug greičiau. Kitas momentas, mokymai pradiniai apie visą ambasadorystę ar ne ir apie tai, kas čia bus, turėtų būti visai įmoniai. Nes mes nežinome, kurie darbuotojai galbūt prisijungs ir galbūt ne tik tie, kurie yra aktyviausi ir mes ne visus identifikuojam kaip tokius. Tada yra ambasadorių atrankos etapas, tai pavyzdžiui, tam tikros įmonės, kurios jeigu turi daugiau norinčių negu, tarkime, nusimato vietų, ar nedaro motyvacinius pokalbius, kad tikrai atsirinktų tuos darbuotojus, ar ne, kurie, sakykime, nori ir čia nori dalyvauti pirmiausia, ar ne, ir dėl savęs, ir dėl įmonės. Tada yra parengimo etapas, apie kurį ar ne pakalbėsiu, ir tik tada startuoja ar ne ta pilotinė programa. Ir kodėl pilotinė? Dėl to, kad, kaip ir matėme, dažniausiai iš anksto galime neįsivertinti iššūkių, kurie kils mūsų įmonėje, ir per pilotinę programą mes galime juos ar ne įsivardinti. Tada yra labai svarbus etapas ambasadorių palaikymas ir galiausiai programos plėtimas. Tai dabar iš tikrųjų apie kiekvieną ar ne iš šių dalių. Tai kaip turi atrodyti programa ir kas toje programoje turėtų būti. Tai labai svarbu, kad mes išsikeltume tikslus. Pirmiausiai savo, kaip įmonė mes investuojame, mes darysime mokymus, mes darysime palaikymo veiksmus, ką mes norime tuo pasiekti, ar ne, koks mūsų yra pagrindinis tikslas. Kitas momentas, ta pati atranka mano minėta, ar ne? Ar mes imsime visus norinčius, ar mes turėsime tam tikrus kriterijus, ar ne, nes yra įmonių, kurios pradeda nuo 6, nuo 7 ambasadorių, nes nori ar ne turėti tik tą stipriausią branduolį, atidirbti sistemą ir paskui galbūt plėstis, ar ne? Vėlgi, jeigu mes turėsime mažiau, kokius mes kriterijus kelsime ir kaip mes padarysime tą atranką ar neskaidrę. Tada mes jau formuojame pačią grupę. Ir mums labai reikalingi ar ne veiksmai, kaip mes parengsime tos ambasadorius. Turime iš anksto nusimatyti, kokie tie veiksmai turi būti, kad mūsų ambasadoriai būtų pasiruošti. Netgi čia grįžtame vėlgi ir prie tos pačios Giedrės ar ne temos, kad turime atsakyti ir tuos klausimus, kad galėtume ar ne žengti žingsnį toliau. Labai svarbi dalis, ir va čia ta struktūra, yra sąlygos ir įsipareigojimai. Su ambasadoriais mes turime susitarti, ką mes planuojame čia daryti. Tai pavyzdžiui, jeigu mes tiesiog paleidžiam ambasadorius, jūs ambasadoriaukite, paskelbkite LinkedIn postus, kada jums bus patogu, mes to rezultato ir neturėsime. Bet jeigu mes apsibrėžiame, žiūrėkite, jūs gaunate mokymus, jūs gaunate palaikymą, mes mainais už tai ar ne susitarkime, kad jūs, pavyzdžiui, po 2 įrašus per mėnesį paskelbsite LinkedIn. Mes turime struktūrą, mes turime įsipareigojimą, mes turime kaip matuoti galimus rezultatus. Ar ne? Kitas dalykas yra progų žemėlapiai. Apie juos dar šiek tiek pakalbėsiu, bet tai yra toks dalykas, kur ne visą laiką darbuotojams yra lengva patiems sugalvoti temas. Tai galbūt įmonė gali padėti ar ne sukurdama tam tikrą temų banką, iš kurių galėtų darbuotojai ar ne pasirinkti, apie ką kalbėti.
Vienas iš pavyzdžių, pavyzdžiui, Ignitis darė tokią akciją, kaip aš atradau save energetikoje. Ir tą mėnesį žmonės, darbuotojai su tuo hashtagu tiesiog dalinosi savo istorijomis, ar ne, kaip jie atsidūrė Ignityje, kaip jie atsidūrė toje srityje, ką mes matome, analizuojant, ką pavyko pamatyti, kad tokių postų buvo daugiau nei 70, apie 60-70, bet didžioji dalis šitų darbuotojų iki tol nebūdavo aktyvus, bet jie gavo gerą žinutę, gerą ar ne progą ir jie tuo pasidalino. Tai vėlgi mes galime ar nepaskatinti ir sukurdami tas progas. Labai svarbu motyvacinė sistema, palaikymo veiksmų sukūrimas, aš čia dabar nestapteliu, nes netrukus dar šiek tiek plačiau pakalbėsiu, taktinio plano pasirengimas, socialinių tinklų gairės, vėlgi socialinių tinklų gairės šitoje vietoje yra svarbios dėl to, kad juose mes galime apsibrėžti turinį, apie kurį mes norėtume, kad gal nekalbėtume, konfidenciali informacija, galbūt jautri informacija kažkokia ar ne, ir turinį, kurį mes skatiname dalintis. Ir galbūt tokį geltoną turinį, dėl kurio mes pasitartume. Iš vienos pusės tai gali atrodyti kaip, tam tikrų taisyklių uždėjimas, galbūt ar ne mes sumažiname tą laisvę, bet iš tikrųjų matome, kad darbuotojai dažnai nenori dalintis dėl to, kad jie bijo pakenkti įmonei. Ir jeigu mes iš anksto apsibrėžiame temas, kurios gali mums pakenkti ir kuriamis tiesiog nekalbėkime, visa kita ar nelieka laisva ir tas darbuotojas jaučiasi daug laisviau, ar ne. Ir galiausiai vėlgi turėti aišku rezultatų siekimo sistemą, kaip mes vertinsime, kaip mums ar nesekasi. Tai dabar kaip parengti tuos darbuotojus? Tai kaip ir minėjau, jeigu mes pradėsime, tai mes susikvietėm ambasadorius ir dabar mes jums papasakosime, kaip susitvarkyti LinkedIn profilį ir kaip veikia tas LinkedInas, o gal net šiek tiek ar ne kaip tą turinį kurti. Ok, aš išklausiau, lyg ir įdomu, aš atsidarau kompą, lyg ir gal rašysiu savo postą, vidinė kažkokia yra baimė, aš vis tiek nepradedu, ar ne. Kitas momentas, kaip ir buvo klausimas jau šiandien, ar ne, aš jeigu turiu tų vidinių baimių, tai aš tiesiog, gerai, faina, čia papasakoju, gal profilį dar ir susitvarkysiu, bet šiaip nėra laiko ir panašiai. Tai pirmiausiai labai svarbu ar nepapasakoti, kas man iš to, kas darbuotojų iš to, kokia yra asmeninė nauda ir labiau viską formuoti per tai, kad mes norime ar ne investuoti į darbuotojų augimą, mes matome jų ekspertiškumą, mes matome jų potencialą ir mes norime ar ne padėti jiems jį atskleisti ir viešai ar ne. Kitas dalykas, būtinai akcentuoti ir parodyti, kad mes suprantame, su kokiamis baimėmis jie susiduria ir kokie prieštaravimai yra ir suteikti įrankius jiems įveikti, ar ne. Tiesiog parodyti procesus, ar ne, kaip galima per tai pereiti ir tokiu būdu, ar ne, pirmiausia, dirbant su baimėmis, daug lengviau tampa, ar ne, tuos darbuotojus tada paskatinti, tapti būtent tais ambasadoriais, nes kai nuėmėm baimės, tada jau lieka tik techninė informacija, su kuria dirbti yra, ar ne, jau daug lengviau. Kitas dalykas, labai svarbu ar netreniruoti mąstyseną. Pavyzdys. Kai mes pradedam, mes labai dažnai įsivaizduojame, kad visos šviesos bus į mus ir kad yra netgi klientų, kurie klausia, sako, o tai man dabar reikia paskelbti LinkedIn'e, kad aš jau čia pradėsiu būti aktyvus LinkedIn'e. Sakau, niekas nelaukia, ar ne, ir čia niekas negalvoja, o Jėzau, čia, nežinau, Tomas dar nepostina. Labai įdomu, ar jisai pradės postinti, ar ne. Tai iš tikrųjų, padėti suprasti, kad žmonės žiūri į mus taip pat, kaip mes žiūrime į juos, ar ne, ir kad niekas nekelia kažkokių didesnių mums reikalavimų. Apie tai kalbėti, duoti vėlgi įrankius yra labai ir nesvarbu. Kitas dalykas, parodyti procesą, papasakoti išsamei, kaip viskas vyksta, su kokiam dalim teks susidurti, nes kai mes nežinom proceso ar neatsidarom duris, o ten tamsu, mes nežinom, kas mūsų laukia, mes vėlgi turim labai daug baimių ir tada mes neiname į tai, ar ne. Ir tik tada, ar ne, mes pradedam kalbėti apie asmeninio prekės ženklo kūrimą, kad suprasti to vertę ir kaip ar ne visą tai vyksta. Tik tada mes kalbam apie LinkedIn algoritmą, profilius ar ne. Tada mes jau papasakojame, kokia čia ta sinergija tarp tavo asmeninės komunikacijos ir darbuotojų ambasadorystės. Ir jau tik tada mes einame, tai kokį tu turinį galėsi kurti ar ne ir taip toliau. Nes kol mes nepraeinam tų pirmų dalių, beveik 100% visą laiką ar ne mes atsimušam į sieną, kad ambasadoriai nėra aktyvus arba tas aktyvumas būna labai trumpalaikis dėl to, kad nuo tos baimės galiausiai paima vis tiek ar ne viršų. Kitas dalykas motyvavimo ar ne sistemos. Tai kaipgi pamotyvuoti tos mūsų darbuotojus, tos ambasadorius, kurie jau tapo mūsų programos dalimi, mes sukūrėme programą, mes jos paruošėme, mes jos paleidome. Tai iš tikrųjų yra toks trikampis iš 3 dalių. Pirmas dalykas, reikia nepamiršti įvertinti. Ir tas įvertinimas iš tikrųjų kartais nuo labai paprastų dalykų susideda. Pasakyti, kad mačiau, kad tavo fainas postas ar ne, arba ten tavo pranešimas konferencijoje buvo tikrai labai įdomus.
Galbūt turėti tam tikras nominacijas, kelti mėnesio ambasadorius ar ne ir panašiai. Tiesiog bet kuriuo atveju nepamiršti pasakyti ačiū ambasadoriams, kad jie dalyvauja, kad mes juos matome ir ypatingai iš tų, kas organizuoja programą ir galbūt net ir iš vadovų, ar ne, kad tas žmogus jaustųsi vertinamas ir matomas, kad aš čia nedarau tiesiog, ar ne, šiaip su. Kita dalis yra procesas, ar ne, tai nepamiršti, kad mums reikia išlaikyti įsitraukimą, ne tik motivaciją, bet ir įsitraukimą. Tai vėlgi labai svarbus yra, čia netrukus pakalbėsime apie palaikymą, bet būtent tie ir mėnesiniai susitikimai, ir galbūt ketvirtiniai one-to-onesai, ir yra įmonių, kurios vedasi kas kažkiek laiko savo ambasadorius vakarienės, ar ne, kad sustiprinti tą komandiškumo jausmą ir kad aš esu čia ambasadorius, ar ne, ir mane vertina. Galbūt kažkokie specifiniai team buildingo pratimai, ir ne būtent ambasadoriams dar labiau parodant, ar ne, jiems dėmesį. Ir galiausiai paskatinimai. Tai prie paskatinimo iš tikrųjų, pavyzdžiui, piniginiai paskatinimai labai retai suveikia, nes žmonės tada tik dėl to tai daro ir turinio kokybė nukenčia ir nėra tos asmeninės ir vidinės motyvacijos. Geriausi paskatinimai dažniausiai susiję su asmeniniu tobulėjimu, tai yra galbūt suteikiamos galimybės sudalyvauti kažkur papildomose mokymuose, nebūtinai susijusios su ambasadorystė, ar ne. Yra įmonių, kurios, pavyzdžiui, pasiekus tam tikrą rezultatą, vežasi darbuotojus į kažkokias didelės konferencijas, ar ne. Yra įmonių, kurios galbūt išskiria tam tikrus prizus, yra kas duoda papildomą atostogų dieną, ar ne, bet visa tai dažniausiai sukasi arba aplink darbuotojų vertės pasiūlymus, ar ne, EVPs, galbūt kažkokį papildomą ar sveikatos draudimą, ar dar kažką. Bet tai yra tokie, perksai, ar ne, kurie nėra visiškai tiesiogiai susiję, sakykime, su piniginiu paskatinimu, bet tai labiau yra būtent apie tą įvertinimą, vertinimą ir investavimą tiek į mentalinį augimą, tiek galbūt, ar ne, ką ir Giedrė kalbėjo, į kūną, galbūt kažkas nuperka kažkokius sporto abonementus, ar ne, ir taip toliau. Tai labai svarbu tas visas tris dalis, ar ne, atliepti, kad mūsų ambasadoriai jaustųsi matomi, išklausomi ir skatinami. Ir galiausiai, kaip, ar ne, sakykime, tą palaikymą išlaikyti, nes netgi ta programa, kurią aš papasakau, kokie svarbus yra mokymai, ką mes turime pakalbėti su ambasadoriais, netgi po viso to, jeigu mes tą padarome, įduodame vėliavą jiems į rankas ir paleidžiame, dažniausiai rezultatų tikėtis yra labai sunku. Dėl to, kad ta motivacija bus mėnesį 2, bet jinai paskui ir nedingsta. Todėl labai svarbu turėti nuolatinį palaikymą. Tai vienas iš tų palaikymų yra mėnesiniai susitikimai, ar ne, kurių metu apžvelgiam kokie iššūkiai, kaip sekasi darbuotojam, gal reikia kažkur pagalbos ar ne ir panašiai. Galbūt pasižiūrim, tarkim, labai konkretus pavyzdys. Sako, aš daug postinu, bet neturiu laikų, ar ne, ir man dingo motivacija, nes dopamino nėra, aš stengiuosi, niekam neįdomu. Pasižiūrim, tada panalizuojam, pasirodo, kad žmogus neseniai pakeitė sritį, pavyzdžiui, Tomas dabar pereitų į biotechnologijas, jo visa auditorija būtų iš teisės srities ir niekam tai būtų neįdomu apie tas biotechnologijas, ar ne? Ok, galbūt kitą mėnesį mes su to žmogum dėliojamės veiksmus, kad tu dabar per mėnesį geriau nieko nepostink, bet tiesiog kviesk į kontaktus žmonės, ar ne, kurie yra, susiję su tas sritim ir kuriems bus įdomus tavo turinys, ar ne? Karts nuo karto, kartą į ketvirtį pasidaryti one-on-onesus, pasimatuoti, ar ne, sakykime, temperatūrą, kaip tam žmogui sekasi, gal yra kažkokių vidinių dalykų, kurių jis neišsako bendrų susitikimų metu. Papildomai mokymai, vėlgi būna, kad kažko eigoje prireikia. Kažkas gal sako, aš noriu labiau vizualinį turinį kurti, man reikia gal fotkinimo ar ne, mokymų kažkokių. Ir galiausiai pagalba. Gal kažkam reikia šiek tiek pagalbos kuriant turinį, gal reikia kažkokių kitų veiksmų išlaikant motivaciją, apie ką mes jau kalbėjom, ar ne, apie motivacijos tą dalį. Tai čia irgi labai svarbu ar ne tą matuoti pulsą, bet sakau, esminis momentas yra turėti tas komandas, turėti tos susitikimus, ar ne, kad matytume, kaip mums ar nesekasi. Ir galiausiai tai iš ko turi susidaryti tie mūsų ambasadoriai. Tai pirmas dalykas labai svarbu, jeigu pavyksta, kad skirtingų grandžių darbuotojai dalyvautų ambasadorystės veiksmuose, nes vadovai pasiekia dažniausiai didelę labai auditoriją, bet nebūtinai padaro didelį įtaką, nes jie kalba bendresniem su verslu susijusiom temom, kartais net ne tik su verslu, o vidurinės grandies vadovai ir specialistai, jie jau labiau taikosi specializuotas ir nišinės auditorijas ir tenais būtent gali ar ne, pavyzdžiui, netgi ir su tais pačiais potencialiais darbuotojais užmesti tiesioginį ar ne kontaktą ir kalbėti būtent apie tuos skausmo taškus, kurios, sakykime, turi mūsų ar netikslinė auditorija. Ir galiausiai, iš ko susideda ta ambasadorių komanda, tai iš kelių dalių. Pirmas yra akceleratoriai, tai yra dažniau mes anksčiau jos vadindavo pasyviais darbuotojais, tai yra tie darbuotojai, kurie nekurs turinio, bet gali padėti kitiems, ar ne, pavyzdžiui, mes
aš sukūriu kaip ambasadorius įrašą, Tomas, jisai sako, aš niekada nekursiu įrašų, bet jisai turi 1000 sekėjų ir jisai sutinka mano įrašą pakomentuoti, palaikinti arba pasidalinti, kad jo auditorija pamatytų. Tada mes turime tos spontaniškus kūrėjus, tie, kurie nenori dar būti ambasadoriais, bet kartai, ketvirtį kartai, pusmetį jie gali kažką pasidalinti. Tai čia mano tie minėti progų žemėlapiai suveikia, kur mes galim duoti tam tikras potėmes, kuriomis mes galime paskatinti didesnį jų aktyvumą. Na ir galiausiai jau yra tie ambasadoriai, kurie sutinka ar ne, tarkime, mano minėtas pavyzdys 2 kartus per mėnesį ar kažkoks kitas susitarimas būti nuolat aktyviais. Ir dar 2 dalis, kurias svarbu neužmiršti, tai yra vadovai. Aš puikiai žinau, kaip sunku yra paskatinti vadovus kurti turinį, dažnai jiems reikia padėti tai daryti. Bet čia jie yra, jeigu pažiūrėtume kaip į krepšinio komandą, jie yra kaip į žaidėjai. Jie rodo pavyzdį ir uždeda toną visai komandai mūsų vidiniai, bet lygiai taip pat, pavyzdžiui, kai komunikuoji įmonės vertybės, darbuotojų vertės ar ne, yra viena, kai kalba HR-as, mes jau suprantam, kad HR-as turi tiksliau tai kalbėti, jo toks darbas ar ne, visai kas kita, kai kalba vadovas, nes jisai ar ne tarsi jau duoda pažadą, kad aš ar ne su tuo dirbsiu. Ir iš tikrųjų įmonės oficialūs profiliai, ką matėme ir analizėje, jie irgi yra svarbus, jie nėra tiesiogiai ambasadoriai, bet jie žaidžia aplinkui, nes jie gali pasidalinti ar ne ambasadorių postais, ambasadoriai reaguoja į jų įrašus, todėl čia irgi reikia stengtis, kad kuo daugiau tų temų, kurios mums yra svarbios, mes čia atlieptume ar ne. Ir galiausiai mes turime tokią ar ne kaip ir sistemą ir strategiją, kur akceleratoriai padeda visiems kitiems, įmonės komunikacija ir ambasadoriai komunikuoja nuolat, o vadovai ir spontaniški kūrėjai ir ne karts nuo karto pasidalina tiesiog žinutėmis. Matau, kad turim daug klausimų ar ne, tai jau viskas, aš baigiu. Kaip ir Giedrė turiu dovaną, Ieva dar jums ją ar ne atsiūs, bet iš tikrųjų, kaip ir matėt, šalia tų 60 auditų mielai atliktume jų ir dar, tai jeigu kažkas yra suinteresuoti, norite pabandyti pasižiūrėti, kokia ta ambasadorystės galimybės yra jūsų įmonėje, tai galite užsiregistruoti ar ne ir tiesiog mes susisieksime su jumis ir galėsime padaryti jūsų įmonės auditą ir pažiūrėti, kaip jūsų įmonėje ar nebūtų galima vykdyti ambasadorystės veiksmus. Ir galiausiai tai aišku, kas dar nesusikonektinė, pasisekime vienas kitą LinkedIn, nes ten labai daug apie tai kalbu ir galėsime iš tikrųjų irgi pakalbėti plačiau. Tai viskas, Tomai, atiduodu dabar tau moderavimą. Gerai, Deividai, tai dar mes turėsim klausimų, bet klausėt, ar bus įrašas, tai taip įrašas bus, mes jo pasidalinsim, kas turi jau bėgti, tai tikrai suprantam, bet tas turinys ateis, tai galėsit mūsų tada pabaigą diskusijos pamatyti, išklausyti. Tai aš dar, Deividai, gal porą tokių klausimų tau apibendrinančių. Tai vis dėlto sakei, kad labai svarbu iškomunikuoti patiems žmonėms naudą. Tai kokia čia ta nauda yra, jeigu taip labai konkrečiai pasakius? Asmeninis prekės ženklas? Kas? Na, bet žinai, tas nieko nepasako irgi, jeigu sakai asmeninis prekės ženklas. Naudos yra kelios. Pirmas dalykas yra networkingas. Tu užmesgi labai daug kontaktų, kurie tau gali praversti tiek dabar, tiek ateityje. Kitas punktas yra karjeros galimybės. Tai yra, netgi mes turime dabar UK darytus tyrimus, kurie rodo, kad HR-ai, darbuotojus, kurie turi stiprų asmeninį prekės ženklą, labiau linkę priimti į darbą ir labiau linkę yra skirti didesnį atlyginimą. Tai yra, jeigu aš renkuosi tarp 2 kandidatų, kuris turi stiprų prekės ženklą ir kuris neturi, aš dažniausiai renkuosi tą, kuris turi. Tai vėlgi, karjera, atlyginimas, networkingas, papildomai uždarbiai, galbūt tave pradės kviesti į konferencijas, mokymai, konsultacijos ar ne ir taip toliau. Galbūt kažką on the side bus proga ar ne pradėti. Galiausiai, aišku, esminis momentas tai yra ta savirealizacija, apie kurią ar ne ir Giedrė kalbėjo, bet yra labai konkretus dalykai. O čia buvo irgi klausimas, kaip paskatinti ar bonusus mokėti, atsakei, kad piniginiai nelabai veikia, daugiau toks įvertinimas, pagirimas. O yra kažkokia koreliacija su vidinė karjera, tie, kurie yra ambasadoriai, ar nėra? Kažkas apie tai yra, kokie duomenys ar tyrimai? Duomenų neturime, esam kalbėję su keletu įmonių, tai prisižadėti ir įsipareigoti šitoje vietoje turbūt yra sunku. Ir ne tik nuo to ar nepriklauso, bet toks nebylus dalykas, tai jisai, kaip ir minėjau, jis egzistuoja. Ar ne? Tai ir tikrai tiems darbuotojams dažniausiai yra prioritetas galų gale, kai tu tampi ambasadoriumi ir matomu savo rinkoje, natūralu, kad įmonė nori tave išlaikyti, ar ne? Tai. Ir dar klausia, o kas turėtų būti savininkas čia? Tai aš kaip supratau, čia gali būti savininkai keli ir marketingas ir HR-as, čia daug tų suinteresuotų pusių gali būti. Tai dažniausiai 3 dalis yra marketingas, HR-as arba employer brandingas, kuris būna arba po marketingo arba po HR. Čia tokia sritis, kuri dar neturi tokio ar ne stipraus kažkokio bendro vardiklio, bet taip,
geriausia, kad kažkas būtų šitų skyrių, nes jie yra arčiausiai viso šito. O kuris geriau, tai iš tikrųjų dažniausiai nuo įmonės priklauso, kaip tos funkcijos viduje yra ar ne pasiskirstytos, kas labiau dega šitą idėją iš tikrųjų. Dėl turinio irgi klausia, va, tarkim, dėl tos komunikacijos, sako, kaip ir tu pasakei, kad daugiau dažnai slypi už to, kad nėra ką rašyti, slypi kiti tenais, kitos baimės ar panašiai, bet iš tikrųjų kartais tas turinys, va, kaip ir pats pristatėjai, yra apie tą, kad oi labai džiaugiamės, sveikiname vienas kitą, mažai tos vertės, bet visgi yra kažkoks patarimas, o kaip tą vertingą turinį sukurti? Jo, tai du turbūt patarimai. Tai pirmas yra vis tiek, kai tu kažką kuri, kur jeigu tu nori, kad tave atpažintų, arba kad tavo ambasadorius atpažintų, arba tu pats nori, kad tave atpažintų kažkokioje srityje kaip ekspertą, tai tu žinai, kas yra tavo tie žmonės, kurie gaus tavo informaciją ir kuriems tai yra aktualu. Pagalvok tiesiog, kas yra jų skausmo taškai, apie ką jie galvoja, kokios temos jiems yra aktualios, kokie klausimai ir problemos jiems kyla ir pabandyk tu jas savo įrašais išspręsti ir atsakyti. Kitas dalykas, visą laiką galima padaryti pratimą. Mes viduje visą laiką galvojam, kad mes neturim apie ką kalbėti, mes neturim ką pasakyti, dėl to geriau pasidalinam generiniu įrašu. Paklauskit savo kolegų, klientų, draugų, šeimos. Žiūrėkit, aš planuoju pradėti komunikuoti LinkedIn, eiti konferencijas kažkur. Jūs mane šiek tiek pažįstate ir iš profesinės pusės. Kaip manot, kur jums atrodo tos temos, kuriuose aš esu stiprus ir kuriom įdomu jums iš manęs išgirsti, kur matot mane kaip ekspertą. Dažnai žmonės nustemba, kiek gauna įvairių atsakymų ir tai netgi padiktuoja iš tikrųjų labai daug temų, kuriomis galima ar nerašyti. Bet šiaip yra metodai, kurios workshopų metu mes, pavyzdžiui, tikrai ateina žmonės, sakydami, nėra apie ką rašyti ir išeina ten su 30-50 temų, ta prasme, ir visai kitų matymų. Tai sakau, svarbiausia, jeigu pats turi daug baimių, tai geriau paklaus kitų arba pasižiūrėk. Labai greitas paskutinis patarimas, labai dažnai, jeigu yra galimybių, jeigu neprieina patys, paklauskit marketingo ar kažko, kad atidarytų inboxo dėžutę. Ir ten dažniausiai, ko klientai klausia, info, pavyzdžiui, paštai įmonių, ko klientai dažniausiai klausia, tai yra tiesiog elementarūs pavyzdžiai, apie ką būtų galima kalbėti. Arba HR pasiklausti, ko dažniausiai per pokalbius klausia ir ko domisi būsimi darbuotojai, ar ne, ir vėlgi kalbėti apie šitos dalykus. Ir tada, Deividai, turbūt paskutinis klausimas, o teko matyti, kad natūraliai vyktų? Giedre, jo, tu galėsi pakomentuoti, kad tiesiog sako, be tokių labai didelių programų, tiesiog, kad natūraliai vyktų tas. Jo, štai tada greitai Giedrį perdodu, tai taip teko ir yra netgi tų pačių auditų metu mes kalbėjome su įmonėmis, ar ne, viena iš tų top mūsų jau technologinių įmonių, kurias dažnai matome. Tai, pavyzdžiui, yra situacijų, kur darbuotojai net įsižeidžia, kai jiems sako, žiūrėkite, mes čia norim pasiūlyti jau biškį oficialiau būti ambasadoriais, mes pasakykit, kas jūs pamotyvuotų, sako, kokie pamotyvuotų, mes sako, tiesiog jaučiamės labai laimingi šitoj įmoniai, mums nereikia jokių prizų, jokių dovanų, mes tai darome natūraliai ir toliau ar nedarysime. Tai viskas susiveda į įmonės kultūrą. Ten, kur yra stipri, pozityvi ir įtraukianti įmonės kultūra, tai tose įmonėse dažniausiai darbuotojai natūraliai imasi to patys. O Deividai dar, Giedrė, prieš tai sako, mes stumiam, bet kažkaip visą laiką sako, kritikuoja kitus, tai gal čia ženklas, kad čia nėra ambasadoriai, ar kaip, ar čia dar padirbėti reikia su tokiais žmonėmis? Ką turiu omeny, kritikuoja kitus? Kad sako, kažkas kitas turėtų kažką padaryti, gal čia turiu omeny, kad turinį duoti, bet patys sako. Taip, čia aš ką minėjau ir vėlgi grįžtu prie to paties, mums nereikia visų įtikinti būti ambasadoriais, nes dažniausiai tie žmonės numuša motivaciją ir kitiem. Tai jeigu taip sako, viskas ok, netgi jeigu jis turi 5000 sekėjų, gerai, bet iš jo turbūt naudos ar ne didelės nebus, tai susiraskim tos žmonės, kurie labiau dega, vėlgi grįžtam prie Giedrės, kurie yra tom žibančiom akim, gal ir su mažiau patirties, gal ir su mažesniu kapitalu, LinkedIn kapitalu ar ne, bet kurie galbūt ir nebus. Paskutinis pavyzdys, vakar dar postą irgi kėliau iš vienos įmonės, ar ne, kur žmogus pradėjo su labai maža paskyra, bet ant tiek degė motivacijos, kad iš tikrųjų pasiekėm 3 mėnesių tikslą per mėnesį, nes žmogus iš savęs norėjo tą padaryti, ar ne. Tai vėlgi svarbu atsirinkti tinkamus žmonės ir tai nebūtinai turi būti didžioji dalis darbuotojų. Giedrė? Aš dar norėjau truputį pasakyti iš mūsų organizacijos, iš HR Hint Online pavyzdį, kaip sugalvoti turinį, apie ką šnekėti. Tai jeigu mes paleidžiam jau tas iniciatyvas, kad kalbėkime apie tai, kas vyksta pas mus, tai
tie žmonės, kurie ragina, jie galėtų pagaudyti vidiniuose čatuose temų, nes mesgi nuolatos šnekam, prie kavos šnekam, čatuose tos pačiuose šnekam, susirinkimuose šnekam. Ir jeigu mes turėtumėm ambasadorius, kurie pasakytų, žiūrėk, labai gera tema, parašyk apie tai, arba tu labai gerą mintį išsakyk, tikrai tavo auditorijai turėtų būti įdomu. Na, tai mes pas save tikrai darom mūsų marketingo vadovė, mes negalim ramiai šnekėti čatį, nes vis gaudo, žiūrėk, parašyk apie tą LinkedIn tą pasakyk. Tai tikrai iš šono labai gali parodyti žmonės. Tai mano toks buvo komentaras. Jo, aš labai sutinku ir pabaigai, aš laik sakau, visi mes esam darę kažkokių prezentacijų, darbe, pristatymų, atsidarykit kiekvieną savo PPT, kiekviena skaidrė gali būti jūsų tema, tos temos aplinkui skraido, tiesiog, reikia jas pastebėti. Tai va, ačiū. Gerai, tai aš gal tiesiog, ką norėjau iš darbo teisės pusės pasakyti, tai man atrodo, kad jeigu mes sakom, kad naudos čia yra visiems, naudos yra marketingo prasme, kad galim pritraukti klientus, kompanijos įvaizdžio prasme, tada HR prasme, pritraukimas, tiesiog vėlgi dalinimasis tomis istorijomis, tai turbūt yra akivaizdu, kad tą daro įmonės, bet per darbo teisės pusę čia man toks atrodė klausimas kyla. O kiek mes tai, ką mes pradedam kalbėti tom minkštesniem temom, kai mes nusileidžiam sakykime, mane į tokią gyvenimą, į ką mes matom iš tos truputį kietesnės pusės, darbo teisės pusės. Ir kaip čia yra kažkokia koreliacija, nekoreliacija, tai gal tokios 3 kampai man pasirodė svarbus. Tai aš gal akcentų sudėsiu. Tai pirma, man atrodo, kad kiek mūsų ta darbo organizavimo tvarka, vidinės taisyklės, etikos kodeksas, vidinės komunikacijos taisyklės skatina tą sakykime, ambasadorystę arba neskatina. Tai pavyzdys. Jeigu įmonė sako, žiūrėkit, jeigu jūs kažką komunikuojat, būtinai turit suderinti su mumis. Tai tada iškart kyla klausimas. Tai kiek čia mes duodam laisvės, kiek mes čia tais dalykais, sakykime, kažkaip tai pasitikim. Jeigu Giedrė sako, žiūrėkit, kad ambasadorium bus tas, kurio akis žiba, kuris gerai jaučiasi, o darbdavys šitoj vietoj sukuria tokias sąlygas, kur sunku atsiskleisti, kur mažai to pasitikėjimo, galbūt mažai tos laisvės, tai tada kyla klausimas, kad mes labai gal kažkiek uždedam tokias taisyklės arba griežtas tvarkas, kur tada žmogus nesijaučia, kad ten yra jo ir jisai kažkiek irgi gali, sakykime, tos dalykus, sakykime, nestabdyti. Tada mes turim tokį dalyką, kuris atrodo labai gražus būna, iki kol neteina ginčai su darbuotojais ir kaip mes skiriamės. Ir čia toksai yra visą laiką svarbus momentas, kad žmonės labai žiūri, kaip organizacijos skiriasi su kitais, kaip jie elgiasi, koks tas elgesys būna. Ir tada toks klausimas gali būti taip, kad atrodė viskas faina, bet taip kaip aš pamačiau, kaip elgiamasi su kitais, kaišimi pagaliai, nėra pagarbos, pamirštama ten, nežinau, atsisveikinti, kažkur tai įvyksta toks neįvertinimas, tada kyla klausimas, ar aš tikrai noriu būti tokios organizacijos ambasadoriumi. Tai ką norėjau pasakyti, kad daugiausia kalba už mūsų veiksmai kaip darbdavių, o ne galbūt taip, kaip mes, sakykime, deklaruojam. Tai jeigu čia mes sakom, kad gera vieta dirbti, gera vieta klientam pirkti, tai per tos teisinės pusės ir tos dalykus mes matom, kaip organizacija kažkiek elgiasi. Ir paskutinis dalykas, kad visą laiką egzistuoja taip iš tos teisinės ir neteisinės pusės, kad yra ta formali teisė, tai yra tos taisyklės, kurios nustatytos, ir ta neformali teisė. Tai netgi iš darbo teisės daug taisyklių mes sukuriam neraštu, tiesiog jos tokios nusistovi ir egzistuoja. Ir čia mes kalbame apie tas vertybės, apie kultūrą, kaip mes elgiame vienas su kitu ir panašus dalykai. Tai tada kyla klausimas, jeigu reiktų mums išdėlioti į popierių tą neformalią tvarką, arba neformalią kultūrą, arba neformalią struktūrą, arba neformalų darbų delegavimo ir kontrolę, arba neformalų tą darbuotojo kūrybiškumą, kiek jis ką turi suderinti. Tai hierarchinė struktūra, ar ji tokia yra, ar plokščia organizacija,
vėlgi turbūt kiltų man čia klausimas, kiek tai prisideda prie ambasadorystės ir kiek neprisideda. Tai vat, mano gal kvietimas buvo pasižiūrėti tokius dalykus, kad tai, ką vat, kalba Giedrė iš savo pusės, Deividas iš savo pusės, skatindami šitą ambasadorystę, nepradėtų prieštarauti tom vidiniam formaliom ir neformaliom tvarkom, mūsų ginčais su klientais, mūsų ginčais su darbuotojais, taip kaip mes juos vedam, kad tai būtų toksai, man atrodo, daugiau nuoseklus ir tvarus ambasadorystės kelias, o ne tai, kad vienu žingsniu mes paskatinam, o kitu elgesiu mes paneigiam tai, ką mes paskatinom. Nes, man atrodo, tada dingsta tas nuoseklumas ir tas toksai kaip ir pasitikėjimas. Tai mano daugiau iš teisinės pusės būtų va šitas kvietimas. O kaip yra, kaip pasakyti, dar toks dalykas, kad tokį pastebėjau. Dažnai sakom, žiūrėkit, teisės yra nepakankamai šiaip vadyboje ar HR temose, reikia kurti aukštesnius standartus. Bet jeigu mes nusileistumėm tikrai į teisinę pusę, tai man labai patiko kažkada tai Igno tokios Taškevičiaus mintis, kuris jis sakė, o kaip reiktų atleisti darbuotojus, kaip jūs atleidinėjate darbuotojus. Tai jis atsakė, mes atleidinėjom pagal darbo kodeksą. Tai ką noriu pasakyti, tikrai žinokit, teisėj yra gerų principų, jeigu mes juos tikrai visus įgyvendintume, būtų ir to mažiau streso, būtų ir tos daugiau pagarbos ir, man atrodo, susikurtų tikrai neblogos prielaidos ambasadorystėje. Nežiūrėkit, apie ką teisė kalba. Kalba apie streso mažinimą, kalba teisė apie per tą prizmę darbų organizavimą, kalba apie lygias galimybės, kalba apie vidinį teisingumą, kalba apie visas profesinės rizikos vertinimo aspektus, kalba apie psichologinio smurto prevenciją, kalba apie teisingą atlygio sistemą, kalba apie karjeros galimybės, kad būtų teisingai atlyginama pagal tavo indėlį į organizaciją. Tai ką aš pasakysiu, šiaip teisė ir tos, taip, kaip, jeigu mes vykdytume viską, ką sako teisės aktai, paprastai tai būtų gan geros sąlygos toliau vystyti tą ambasadorystę. Tai mano gal mintis yra tokia, tai aš dabar tada gal kviečiau Deividai ir Giedrę dar po paskutinį žodį pasakyti jūs, mūsų seminaro arba webinaro dalyviam ir ką galbūt jūs išsinešėt iš šitos diskusijos. Tai gal kas, Giedrė, tu pirma. Dėkui, Tomai. Aš kažkaip tai dabar, kai dalinaisi savo mintim, aš prisiminiau ne vieną kartą, kaip mes turim su tavim vienus mokymus ir mes vis diskutuojam, kad tikrai darbo teisė yra apgalvojusi į priekį daug dalykų ir aš iš personalo valdymo pusės galiu pritarti tau ir pasakyti, kad kai kurie darbdaviai tikrai dar nėra pasiruošę tai brandai būti teisiškai teisingi, išpildyti tas normas tam, kad mes tokių problemų ir nespręstumėm, kai mes turim labai didelius krūvius, kai turim kažkokį tai neadekvačią kultūrą, turim ginčus, kurie yra dėl to, kad yra kažkokie tai teisiniai niuansai nesutvarkyti, tie baziniai dalykai, tai aš labai, labai pritariu tau, Tomai, ir replikuojant į Deivido pristatymą, tai buvo, wow, Deividai, čia paskaita, aš galvoju, tie, kas klausės ir klausysis dar, kas yra užsiregistravę į šitą konferenciją ir gaus įrašą, tai tiesiog susikonspektuoti ir reikia dirbti. Tai dėkui, labai man buvo įdomu. Ačiū, Giedrė, aišku ir visiems, kurie dalyvavo. Ir aš pirmas pastebėjimas turbūt yra tas, kad klausimai, ką ir parodė, tai kad iš tikrųjų įmonės, mes dabar esam tokioje situacijoje Lietuvoje, kur įmonės visos gyveno tom pačiomis problemomis. Ir nesvarbu, ar tai yra, turime iš ambasadorystės pusės, ir nesvarbu, ar tai yra 10 000 turinti darbuotojų turinti įmonė ar ne, ar 10 darbuotojų turinti įmonė. Tos problemos dažniausiai yra tos pačios ir kaip čia kažkas net ir komentarė rašė, tai aš irgi Giedrė, ką dabar sakė, aš tikrųjų labai sutinku. Tai Tomai, tu papasakoji iš teisinės pusės ar ne, bet apskritai taip, yra, ką aš ir šiandien pristačiau, yra labai aiškus veiksmai, nuo kurių galima pradėti, ar ne, jau atsiranda metodika ir taip toliau.
bet įmonėje labai svarbu turėti va tą susitvarkius vidinę visą dalį, ar ne? Nu, žodis susitvarkius gal jinai nelabai tinka, ar ne? Čia tiesiog pavyzdys, vat, ir su Giedre, ir su kitais šitos srities kolegom būna, kad, nu, sakykime, toj pačioj darbuotojų ambasadorystėj kalbam su klientu, sako, mes labai norim ir bekalbant, aš sakau, žiūrėkit, aš jūs nukreipsiu pas kolegas, jūs tenais kai ką kitką dar susitvarkykit, o tada jau grįžkit dėl ambasadorystės. Tai vat būtent ta kultūra, visa teisinė bazė, visas požiūris, ta prasme, šitoje vietoje, nu, jis labai yra svarbus, nes visais tais metodais, kuriuos aš pristačiau, žinoma, kad galima tai išjudinti, ar ne, galima gali netgi ir pradėti ten rasit, jeigu didesnė įmonė 10 ar 5 žmonės, kurie pradės ar ne komunikuoti, bet kad nebūtų taip, kaip dabar yra populiaru pseudo specialistam atsirasti, kurie nusirašo nuo kažko, paskelbia informaciją, o tada, sakau, kai reikia ateiti darbo pokalbį ir pas klientą, tenka mykčioti, nes tu iš tikrųjų nežinai ar ne tos informacijos. Tai vat, kad ta ambasadorystė būtų natūrali ir kad jinai būtų autentiška, vat, gal šito žodžio mes dar nepaminėjom šiandien ar ne, tai labai svarbu tą vidų susitvarkyti, o metodai yra, veiksmai, kaip tą pasiekti yra, tai tik apibendrinant iš tų metodų, neužmirškite, kad dirbat su žmonėm, o ne su kažkokiais techniniais asetais, ar ne, tai kaip ir minėjau, neužteks čia techninės informacijos, pirmiausia, ir turit su jais kalbėti kaip su žmonėm ir padėti, ar ne, jiems įveikti tas pirmiausia savo baimės, pamatyti savo potencialą, o jau tik tada eiti prie visų kitų. Tai aš ką išsinešiau, turbūt man tokie gal, sakykime, mane dalykai gal užsiakcentavo, kad tikrai Deividas parodė, kokios naudos yra įmoniai, tiek HR prasme, tiek marketingo prasme, ir ta mintis tokia įstrigo, kad netgi Amerikoje daugiau tenais išnaudojama per klientų, o ne tiek per HR, pas mus dar per tai daugiau žiūrima, tai matyt, čia tos galimybės tikrai yra labai svarbios. Antras gal dalykas, tos naudos žmonėm irgi labai aiškiai buvo įvardintos. Giedrė užakcentavo, kad dažniausiai ta ambasadorystė tokia yra natūrali ir dar kartą priminė apie tas sąlygas. Tai sąlygos nėra tokios, kad paskatinti, sąlygos yra tokios daugiau giluminės apie pačią organizaciją, apie radimą joje savo vietos. Ir ką Deividas statistiškai parodė, kad nebus čia ambasadorių, 50% žmonių bus tie, kurie tikrai serga tą organizaciją. Ir gal pats pabaigai galiu pasakyti dėl to networko, kaip tas veikia. Tai gal du dalykai, kad ne tik reiktų turbūt suprasti, kad ambasadorystė yra per socialinę mediją, nes čia toks, man atrodo, lengviausias nuėjimas į socialinę mediją, bet kaip Deividai tu ir parodė, yra daug labai kanalų ir ta ambasadorystė gali būti ir viduje organizacijos tikrai labai svarbi ir ta lyderystė. O kalbant apie socialinę mediją, tai mano patirtis dažnai būna tokia, kai aš sutinku kokį savo seną pažįstamą arba žmogų, kurį pirmą kartą tiesiog matau, man dažnai sako, žinai, Tomai, aš skaitau tavo įrašus. Ir ką aš to noriu pasakyti, kad tai sušildo mūsų pirminį santykį ir nuo to užsiveda pokalbis. Tai tikrai tai gali būti įtakos tam, kas, kaip sakyt, santykių vystymui į ateitį. Tai mūsų turbūt tokios įžvalgos. Dar kartą labai ačiū tau, Giedre, ačiū Deividai. Man atrodo, taip iš visų kampų pabandėm pažiūrėti į šitą dalyką. Įrašų pasidalinsim. Ačiū Jums, tie, kurie dalyvavot, ir tada iki kitų kartų. Ačiū visiems. Viso. Ta.